Tai šiandieną mes turim labai garbingą viešnią. Taip. Jau tas garbingumas koks didelis. Junda Vaitkė yra Lietuvos rašytojų sąjungos narė ir yra rašytoja gyvenanti Airijoje, bet gyvenanti Airijoje rašanti lietuviškai apie mūsų kasdienybę, apie imigrantus ir gyvena Monachan. Tai atvyko pas mus iš labai labai toli. Tai mes labai džiaugiamės, taip paplojam. Mes labai džiaugiamės, kad atvyko pas mus į svečius. Tai savo kūryboje Egidė, tikras vardas, nagrinėja aktualias temas, tokias kaip emigracija, kultūrų skirtumai, žmogaus tapatybė ir tarpusavio santykiai. Ir šiandieną mes šnekėsime apie romaną Jų dievai nesusitarė. Tai tas romanas atskleidžia sudėtingus skirtingų kultūrų žmonių santykius ir kelia klausimą, ar meilė gali įveikti vertybinius skirtumus, ar visgi ne? Kas yra svarbiau? Dievai ar meilė? Aš turiu pasakyti savo nuomonę dabar. Man žiauriai patiko knyga. Aš laukiau, nors ir turėjau gulėti, kaip sakant, Meksikoje saulėje ir mėgautis atostogom, aš tik laukiau, kada visi mane paliks ramybėj, kad aš galėčiau paskaityti. Ir aš skaitau, sakau, atstokit nuo manęs, man labai įdomu, komgi ten viskas pasibaigs. Mano nuomonė yra tokia, kad šita knyga būtinai turi būti išversta į anglų kalbą. Būtinai kiekvienas net Airijoje gyvenantis žmogus turėjo perskaityti, nes tai yra žiauriai aktualu, kas vyksta dabar. Ir ypač airiam turėtų žinoti, kas čia yra parašyta. Paskui papasakosiu kai kurias subtilybės ir politinius dalykus. Taip, gal mes neatskleisim visų detalių. Ne, bet aš būtent apie tą leidimą paskui papasakosiu, kad viskas, žinokit, taip nepaprasta yra. Kaip filmuose matom, ar ne, tai atrodo, tu tik parašei romaną ir tik visi puola ir tave leidžia. Šitą romaną pasakysiu nuo dūšios. Kai aš jį parašiau, man jau daug kas sakė. Nelabai daugam aš, aišku, tavas rankraščius rodžiau. Sako, dabar visi bijos, kadangi tema yra apie Afganą prieglobsčio prašantį, bėgantį nuo talibų. Bijos ir tie, kurie už atvykėlius ir kurie prieš. Aš išbandžiau visas leidyklas ir buvo labai puiku, bet ačiū ne. Tada viena mano pažįstama rašytoja Jolita Herlin, kurios galbūt knygą skaito, tai jinai daugiau meilės romanus rašo, sako, žinai, Egidė, tu labai gerai rašai, tu pabandyk į pačią Lietuvos geriausią, į kurią aš nedrįsau, į Rašytojų sąjungos leidyklą. Ir jie labai greitai, po 2 savaičių pasakė, mes imam ir čia bus geras daiktas. Bet aš nedrįsau iš pradžių, aš visur išsiunčiau. O jie paėmė ir padarė. Knygų mugėje pernai metais renginyje vos tilpo tie 300 žmonių. Be abejo, nesigirsiu, jie atėjo, žinoma, ne dėl manęs, jie atėjo dėl Orijaus Gasanovo, nes jis buvo pristatytojas. Ir taip aš jau turiu skaitytojų ratą nuo pirmojo romano. Mano emigrantės buvo išgraibytos per 2 kartus. Vienas leidimas, antras leidimas, bet aš paskui papasakosiu detaliau. Dabar visi žinokit, šita knyga, tai mesgi užsienį gyvenantis lietuviai esam tokie, žinot, pusiau lietuviai Lietuvai. Atsiprašau, kad taip sakau, bet žinau, kad taip yra. Aš 21 metai praktiškai esu jau čia. Tai, kad knyga sulaukė 4 recenzijų iš profesionalių kritikų, yra labai didelis dalykas, nes jie mus dažniausiai ignoruoja. Išvažiavai ir tu ten tupėk. Visi tą patį sako, reikėtų išleisti, išversti, bet aišku, iš kur dabar gauti tą finansavimą.
Mano nuomonė yra tokia apie tą kūrybą. Aišku, Lietuvoje rašantiems rašytojams tai ko gero ne visada patinka, bet žinot kaip, ką padarysi, aš moteris esu drąsi ir sakau, kaip jūs galite rašyti apie tuos 90-uosius, tą post-soviet, apie tą tarybinę savo mūsų tą palikimą, gana 35 metai rašom. Ir kiek galima rašyti apie Lietuvos kaimą. Nieko tokio, nuostabus, gražus, bet temos keičiasi. Mes Lietuvagi esame Europos Sąjungoje kiek metų. Kiek galima kalbėti apie 90-uosius. Pažįstu dabar jau visus rašytojus. Su daug ko labai artimai bendrauju. Ir jie veža į tas Frankfurto muges, Bolonijos muges, tas pačias knygas, kurių be abejo niekas nepaima versti, nes niekam nebeįdomu. 35 metai tema išsemta. Šita knyga, tai kaip ir sakau, taip, jos labai bijojo. Ir jinai buvo iš pat pradžių, netgi per knygos pristatymą, tarsi paversta kaip meilės romanu. Neapsigaukit, čia nėra meilės romanas. Tai yra ganėtinai vyriškai parašyta knyga, jeigu būtumėte buvę ambasadoje pernai metais, ambasadorius mane pats pristatinėjo, mes abudu esam baigę filosofiją, pokalbis buvo labai kietas. Na, jis mane taršė kaip galėdamas, bet aš sakau, visai nebijau, nes jau ką moku, tai moku. Aš su vyrai studijavau, aš moku atsikirsti. Tai čia yra visko, čia yra labai daug visko. Meilės be abejo, kaip ir visur gyvenime, jos čia yra daug. Bet gyvenimas, aš tai bet daugiau yra svarstomas tas psichologinis, filosofinis aspektas, kodėl visgi mes nesusikalbam. Ir ar yra įmanoma tas tokias visai mišrias šeimas kurti? Jauno mergaitėm gal nelabai patik, žinot, tie romantiški norai, tikėjimai, kad galbūt meilė įveikia. Aš atsiprašau, perduodu. Aš sakiau, mane kalbint lengva, tik tai prašysit, kad užsičiaupčiau. Mes prašysim, kad kaip tik kalbėtumėt. Mes labai mėgstam, kada mūsų svečiai kalba. Tai aš taip įsivaizduoju, kad jūs sutiksite, kad jūsų romanai pasižymi psichologiniu gilumu, socialinių problemų aktualumu ir jautrių požiūrių į žmogų. Ar sutinkate? Aš tai visiškai sutinku, o jūs? Taip. Taip, man atrodo, taip ir yra. Tai kas jūs įkvėpia pradėti rašyti apskritai? Kas įkvėpia? Čia dabar reikėtų prisistatyti, kas aš esu čia tokia per vieną. Esu šiaip iš Garliavos. Ar žinot, kur yra Garliava? Tai va, esu tikra garliaviškė, specialiai visada vyrą erzinu ir sakau, va, miestietis mane pasiėmė, jis jau yra iš Kauno, aš garliaviškė. Kai baigiau studijas Vytauto Didžiojo universitete, tokiais, žinot, labai banguotais keliais, nes tuo metu dar nebuvo galima labai normaliai išvykti į Ameriką, aš pirkau dokumentus ir išvažiavau dirbti. Užsidirbti pinigų į Čikagą. Dabar, kai aš pagalvoju, kadangi pati turiu vieną 22 metų dukterį, kitą 14, ir aš kaip pagalvoju, kad mano vaikas dabar galėtų taip važiuoti, tai dabar tai žino, telefonai yra visokios programėlės, kalbėk kiek nori. Aš kaip dabar atsimenu savo mamos žodžius, avantiūristė, tu avantiūristė, taigi tu niekur neišskrisi. Ir aš išskridau, ir ne tik išskridau, aš užsidirbau pirmajam butui ir pabaigiau ten magistratūrą. Bet tariau juodai pirmus metus. Aš prižiūrėjau 2 demencinius senelius už vieno kainą. Tebe palaikau ryšį su jų anūkais. Labai puikus liko tie prisiminimai. Bet mano pirmoji knyga labai daug savyje talpina būtent tos Čikagos. Tada man mergaitei iš Kauno, kaip aš sakau, buvusiai Londone, Varšuvoje ir Prahoje, atrodė, kad aš esu labai daug mačius jau. O čia staiga tu patenki į oro uostą, kuris yra lygiai Kauno dydžio. Ir tada tik aš supratau, kur aš atvykau. Ir kur dabar man toliau eiti. Dabar tai mes visi visur buvę, visi visur skraidė. Visi labai gudrus įjungia į programėlę Google Maps, va kaip čia šiandien ir ypač jaunimas dabar. Ko tolyn, taigi kiekvieną dieną vis naujos programos. Bet tuo metu tai buvo įvykis. Taip, tuo metu buvo įvykis. Ir mamai turbūt pirmą kartą paskambinau po savaitės tik tai. Na taip, tai kol ten išsiaiškinai, kur kokie taksofonai, kur tu atvažiavai ir taip toliau.
Vargšė mama. O paskui, žinokit, atsitiko toks dalykas, aš parvažiavau iš tikrųjų, tą romantišką istoriją reikia papasakoti, nes paskui galvosit, kad aš tikrai tą meilę netikiu, tikiu. Aš parvažiavau atostogų, kaip aš sakau, investuoti pinigėlių tų savo būto pirkimui į Kauną ir išėjau į Laisvės alėją. Nu ir viskas, žinokit, ir tas Vaitkus irgi ėjo pro šalį. Ir mes po 3 mėnesių susituokėm. Esam 23 metai vedę. Tiesiog, va taip mes iš tikrųjų, mes taip ir tikrai susipažinom. Taip, grinai va taip va. Ir jis ėjo, ir aš, ir man jau bilietas, man atgal reikia skristi. O jisai nesako, kad neskrisk, bet jau labai piktas sėdi. Ir aš atsimenu, kaip dabar, mano mergautinė pavardė Jasukaitytė, sako, Jasukaitytė, jums reikia jau 2 dalį bilieto susimokėti. O aš žiūriu į tą Vaitkų ir sakau, atšaukite tą bilietą. Tai tikrai draugai skambino tada iš tos Čikagos, sako, ką tu ten pasidarai, a tu į bėdą papuoliai kokią, a tu ką ten vartoji, nu kas gali atsisakyti Čikagos? O aš sakau, išteku ir per Kalėdas ištekėjau. O. Taip. Tai va tokia va ta istorija ir taip mes ir einam. Bet žinokit, kai sugadini tą savo gyvenimą arba kaip tik jį pataisai emigraciją, labai yra sunku paskui pritapti savam krašte. Čia man tai buvo. Gimus pirmajai dukrai Medeinai, mes atvažiavom į Airiją. Vyras mano gavo kontraktą. Iš pradžių man Airijoje, kaip čia jums pasakiau, žinokit. Ne, aš negaliu sakyti, kad man nepatiko, aš eidavau labai nuoširdžiai su savo tais 2 diplomais, ieškodama darbo. Ir manęs niekas net indų plauti nepriėmė, nes visur pasakydavo, kad per kvalifikuotą. Magistratūrą, dar iš Čikagos, nu nieko savo. Ir aš paskui praėjau konkursą, tai buvo toks atsitiktinumas, tuo metu dar ten nebuvo užsieniečių dirbančių. Aš daugybę metų atidirbau ir tebesu įdarbinta anglų kalbos kaip užsienio dėstytoja. 18 metų aš tą atidirbau, tik tai kontingentas buvo kitas. Iš pat pradžių tai buvo mūsų rytų Europa. Ir dabar jau apie 15 metus pradėjo atvažiuoti Azija, pradėjo atvažiuoti kiti kraštai. Tai aš su tuo kiekvieną mielą dieną ir nuo ryto ir iki vakaro. Programos labai tokios, kaip čia pasakyti, kadangi tai yra valstybiniai egzaminai, kadangi reikia jiems paruošti, tu turi labai daug darbo. Ir ta pradžia, žinokit, buvo labai tokia įdomi. Suprantat, iš pradžių sėdi tavo klasėse, sakykime, vadinu tai baltaodžiai, ar ne, Lenkas, Lietuvis, Latvis. O štai staiga įeina pro duris tas aukštas afganas ir moterys pašoka ir sako, ne, mes prie teroristo tai nesėdėsim. O aš turiu kažkaip valdyti aplinkybės. Aš neturiu laiko, man yra duota 8 savaitės, aš turiu juos paruošti. Ir paskui atėjo ne 1 ir ne 5, paskui jau užsipylė mes siriečiais, kongiečiais, dabar netaip labai seniai turėjau visus Somalio piratus, visą komandą vien piratų Somalių. Tai gal kita knyga bus apie Somalius? Aš juokauju, žinokit, gali ir visko būti, nes labai įdomus dalykas, vienam kurse tu mokai tuos vargšus, kurie turi plaukti ir žvejoti, o kitame kurse jų turtuolius, kurie sako, kad tokių dalykų nėra. Labai įdomus darbas. Bet kaip čia jums pasakyti, psichologiškai visgi tu turi būti pakankamai kietas, nes žmonės atvažiuoja traumuoti. Taip, atvažiuoja įvairių, bet iš esmės yra tekę regėti įvairių dalykų. Ir kaip vyrai siriečiai, sakykime, įsitraukia peilius ir vienas kitą puola, nes ten pasirodo kalnų trobelių kažkokie įvykiai. Somalietis buvo nužudytas po pamokos. Taip, narkotikai, o kas jūs manote atveža juos? Daug visko. Ir vyras, sakykime, mano yra nekartą sakęs, užtenka. Aš irgi nenoriu, kad tu ten važiuotumei. Nes dažniausiai tokiuose įstaigose jokios apsaugos nėra. Tokia minimalistinė, žaislinė apsauga. Jeigu ten iš tikrųjų kažkas vyktų, ten jau įvyktų daug. Ir yra įvykę. Matot, yra dar toks vienas dalykas. Nežinau, ar jūs žinote tą dalyką, bet šiaip jau Airijos medija neskelbia blogų dalykų. Tai yra tokia teisybė. Ir aš, sakykime, atsimenu, kai tada po tų žudynių, kai aš pagaliau irgi sužinojau,
Aš irgi paskambinau savo viršininkai ir sakau, žinokite, šitą kabinetą taip pat nelabai noriu dabar ateiti į tą visą gaują. Nes ten iš viso tiesiog uždara tokia siena kaip guminė. Aš esu viena moteris toj grupėje. Tie vyriškiai, na kaip čia jums pasakius, visokie. Jis nori ateina be batų, jis nori įrakinėja kojų nagus, nori įsėdė ant žemės, nori taip, visaip yra. Tikrai toli gražugi nesuvažiuoja pati intelektualiausia publika. Yra ir tokios. Nesupraskit manęs neteisingai. Taip. Ir tada aš irgi sakau, aš irgi nenoriu važiuoti, sakykime, bent kažkurį laiką, kol jos bent tyrimą padarys policija. Tai va, tai toks yra mano darbas, tokia yra mano duona. Ir bežiūrint į tuos žmonės nuo ryto iki vakaro, aš pasakysiu tokį įdomų dalyką, kurį aš pati savo priėjau. Kai aš supratau, kad kitaip jau nebebus, juk jie neišvažiuos, o man dirbti reikia ir aš tą darau 5 dienas savaitėj, aš turiu kažkaip pradėti į žmogų žiūrėti kaip į žmogų. Nebesvarbu kokia religija, kokia spalva, kaip tu apsirengęs ir ką tu ten palikęs. Ir pradedi labai nuo tokių paprastų bendražmogiškų dalykų. O tada tu ir randi žmogų, kai jo ieškai. Tai va taip ir gimė ta knyga. Iš patirties. Iš tokio, kad tu pamatai, kiek visgi daug jie skausmo pereina. Per kokius ten reikia pereiti dalykus, įvykius. Na, jūs, Daivina, truputį mane pakalbinkit, nes aš išpasakosiu viską. Jūs labai teisingai. Tai labai gerai, labai įdomu, nes mano patirtis šiek tiek kitokia su anglų dėstymu. Mano visi yra mokiniai balti, europiečiai, ir kinai buvo dar. Ir kai aš dabar suprantu, apie ką šnekat, nes ukrainiečiai, kai prasidėjo karas, tai man buvo žiauriai sudėtinga irgi valdyti vienoj pamokoj, pas mane buvo ir rusų, ir ukrainiečių, turėjau paskui skirstyti grupės ir paskui, kai su ukrainiečiais daugiau šneki, kiek to skausmo, tai aš tiesiog neįsivaizduoju, kaip jūs ištvėrėt šitą, nes man buvo žiauriai sunku. Net turėjau kažkiek atsisakyti mokinių, nes aš negalėjau morališkai, tai aš labai jumis žaviuosi, kad jūs sugebėjot pereiti tai. Ir matot, aš šitoje vietoje truputį paantrinsiu, vis dėlto su Ukraina mes turime daug bendro, kaip bebūtų. Mes esame Europą, mes vis tiek esame krikščionys. Žodžiu, tas susikalbėjimas su ukrainiečiais, man taip pat teko daug jų grupių mokyti, yra visai kas kita. Man teko daug ir jų totorių mokyti, Krymo totorių. Ten jau ir vėl kita istorija, ten truputėlį vėl kiti dalykai. Moterys irgi yra vis dėlto rengiamos su tuo vadinamu hidžabu ir jos yra aprištos. Ir vyriškiai tuoj pat Monachane rado mečetes, mečetę, meluoju, ir yra nelegali dar viena. Yra tie dalykai, ar tai yra gerai ar blogai, aš stengiuosi šitoje knygoje to nesvarstyti. Aš stengiuosi parašyti ją ir panašu, kad man pavyko. Aišku, jūs tik perskaitę galėsite tai pasakyti. Galų gale žmonės ir skaitydami atras labai skirtingus dalykus. Skirtingi jiem patiks. Vieniem patiks tas mano, kodėl aš pradedu knygą pasakoti nuo to Atefo pagrindinio veikėjo, afganų pabėgėlio, net ne pabėgėlio, prieglobsčio prašančiojo. Pabėgėlis yra gerai, pabėgėlis jau turi statusą, jis jau gali dirbti ir gali keliauti. Prieglobsčio prašantysis yra visiškas nulis šalyje. Jis turi gyventi specialiuose namuose, provisional houses. Mes Monachane tokius labai didelius turim. Jie gauna tokią, kaip čia jums pasakyti, vienutę. Tikrai ten kitaip ir nepavadinsi, aš esu buvusi, man yra tekę ir paskaitas tenai vesti. Jie gauna 20 eurų per savaitę ir jie būtinai juos turi pasimti, net jeigu jie ir turi daugiau, nes jau tada išvažiuoti iš to centro jie gali parai. O jeigu jau 2, tai jau toj pat prasideda į paieško. Žodžiu, tu esi praktiškai kaip kalinys. Jokio savanoriško darbo tu dirbti negali, nes tu neturi jokių legalių dokumentų, tavęs niekas nenori priimti. Dar moterį galbūt. O čia mano aprašomas afganas, dar nieko savo, dar 2 metrų. Ir dar buvęs verslininkas savo krašte, jo išvis niekas niekur nenori priimti. O jis turi išlaikyti, kaip aš sakau, tą savo diuvalą, jis turi išlaikyti savo šeiminykščius. Jo vaikus kažkasgi dar augina, jis turi uždirbti pinigų,
Kur uždirbti? Reikia tada kažkur nelegaliai dirbti. Na, čia rasit įdomių dalykų. Taip. Ir tai, ką aš pasakoju apie emigracinę sistemą ir tarnybas, yra viskas tiesa. Tai yra viskas tiesa. Taip, tas APEFas yra šiek tiek sukonstruotas iš kelių asmenų. Istorija šita irgi yra taip, Tai va, mano būtų klausimas, ar tai buvo tokia istorija jūsų gyvenime? Ar... mano gyvenime tai jos nebuvo. Jūsų pažįstamų gyvenime? Mano gyvenime tai jos nebuvo, žinokit, Vaitkus jau tikrai nebūtų iki tiek leidęs. Tokių čia man istorijų rasti, bet tokių istorijų taip. Buvo. Taip. Supratau. Tai ta žmogus surinktas iš kelių žmonių. Na, taip, gal beveik, žinokit, iš 2 gal taip šiek tiek. Supratau. Šiek tiek. Bet aš turėsiu, jūs paskaitysit ir pamatysit. Bet man labai buvo svarbu papasakoti būtent apie tą vaikystę. Pradėti, sumaišyti, žodžiu, tą istoriją ir pasakojant tą vaikystę, atskleisti, kodėl jis toks yra. Kodėl jis vertina būtent šitus dalykus, kodėl jo požiūris į šeimą yra toks, arba į moterį toks. Ten yra tokia labai graži pradžia, kaip berniūkštis stebi savo senelį, patį vyriausiai šeimos narį, Huseiną, kalbant į tą vadinamą Mizbachą, tai mes vadintumėm rožančių. Na ir tas senelis, aišku, jau jokių darbų nebedirba, jis jau pasiekė garbingą amžių. Na ir ten vaiko akimis, žinot, aš pasirinkau tai ir ne tik šiaip, nes jeigu kartais kur nors prasilenkščiau su realybė, visada gali pasiteisinti, ar ne? Nes vaikas tai mato taip... Savaip mato. Nes aš Afganistane nebuvau. Taip, aš rinkau daug medžiagos, aš daug apklausiau dalykų. Net nespecialiai, tie žmonės net nežinodavo, kad jie yra klausinėjami. Man buvo labai įdomu, nes, kaip aš ir sakau, patys pirmieji atėjo vyrai, afganistaniečiai. Kai jie ištyrė aplinką, tada vienbalsiai nutarė, kad šitoji EGA, čia mane taip vadina darbe, nes Egidija, tai misija neįmanoma ištarti, aš taip ir esu visą gyvenimą, visi mano kontraktai darbiniai yra EGA Vaitkienė. Ir sako, ne, šita mokytoja yra labai gera, jinai nerasistė. Na ir jie pradėjo atvesti savo tada seseris, žmonas. Ir aš pradėjau pamatyti, kaip atrodo tos moteris. Mesgi žinot, kaip galvojame, kad jos tokios vargšės. Kaip čia jums pasakius, čia žiūrint, kaip tu pažiūrėsi. Ir kai tu pradedi pamatyti, ir tai yra vėl kitas supratimas. Mes tiesiog taip skirtingai tą pasaulį matom. Taip skirtingai jį suvokiam. Atrodo, sėdi, na man taip, atsiprašau, kad taip sakau, apsiskarmaliavusi tokia moterytė, apsidangščiusi, o čia iškrenta tos 5 auksinės apyrankės ir jinai sėdi išdidi. Suprantate? Ir jinai garantuotai galvoja, va, ta mūsų mokytoja vargšė, jinai turi eiti į darbą. Ar ne? Vyras jai liepia eiti į darbą, o aš sau va. Mes skirtingai matom, aš irgi negaliu pamatyti kitaip. Manęs yra paklausęs ne vienas musulmonas, kodėl tu dirbi? Atsimenu vieną kartą vienas toksai sako, kodėl tavęs vyras taip nemyli? Sako, kodėl nemyli? Bet tu dirbi. Va štai tau ir atsakymas, ar ne? O kai aš bandžiau pasakyti, kad aš esu baigusi mokslus, norėčiau gyvenime pritaikyti, visiškai nesuprato, apie ką čia jinai dabar kalba. Va, ir viskas. Kitokia vertybių sistema. Absoliučiai kitokia, absoliučiai. Ir žinot kaip, tai, kad jie taip labai rūpinasi savo tais seneliais, mamom, tėvais, jiems yra nesuprantamas toks dalykas kaip kažkokie tai slaugos namai. Iš tikrųjų, jiems yra nesuvokiama, kaip vyras gali savo vaikų neauginti. Kaip dabar šitaip. Moterys paliktos vienos auginti vaikų. Žinokit, daug įdomių dalykų. Ir kai kur aš labai pritariu. Taip, aš ir pati paskui manęs daug irgi visokių klausimų buvo. Šita knyga yra jau gerokai virš metų, kaip išleista. Visokių buvo čia tų televizinių laidų. Dabar va visai neseniai kalbėjausi su Aurimu Peredniu per radiją. Jinai dabar jau pramušė ledus, kaip aš sakau. Iš pradžių ją žiūrėjo nedrąsiai.
Bet aš puikiai suprantu, kadangi pasaulyje, žinot patys, vienas karas nesibaigė, kitas prasidėjo, kitas dar prasidėjo ir žmonės jau nebežino, kas yra politiškai korekt, ką gali sakyti, ko nebegaliu sakyti ir va taip yra. Ir ką galima rašyti, ko negalima rašyti. Lietuvoje, tai aš suprantu, ten tendencijos iš vis labai įdomios, aš pat netgi stebėjau tos kultūrinius protestus, tai mano asmeninė nuomonė yra tikrai, kad tai yra, kokie čia cirkai. Taigi čia cirkai, kam čia to reikia dabar? Suprantat, kaip tos kultūros niekas iš tikrųjų nei uždraudžia, nei atima. O kad yra daug biurokratijos prie kultūros. Tai yra visiška tiesa. Nes kad ta knyga išvystų pasaulį, jinai turi ten pereiti nežinau kiek asmenų. Turėtų viskasgi būti paprasčiau. O rašytojas visiškai paprastai. Jis iš tikrųjų tai niekogi negauna. O nors buvo nors vienas žmogus toj struktūroje, kuris buvo prieš, gavo pasipriešinimą. Negaliu atsakyti, tikrai nežinau. Šitų dalykų nežinau. Jinai buvo, suprantat kaip, imam, darom, leidžiam. Smagi puikiai žinia atėjo ta sausio mėnesį, kad mane susirado Lietuvoje populiarus prodiuseris ir pasiūlė pasirašyti sutartį filmo statymu. Tai čia jau yra didelis pasiekimas ir kaip aš ir sakau, žiūrim, ką turim, matysim, kaip bus. Aš matyčiau net tą filmą Netflix visai. Tokį kaip ir serialą. Neįsivaizduoju, žinokit, bet tai yra ne taip lengvai praeinami keliai. Ir vat kaip ir sakykim, ne vienas tikrai ir labai jau suprantantis apie literatūrą sako, taip, ją reikėtų išversti. Taip. Žinoma, ne vienas žmogus sako, bet taigi tu angliškai kalbi laisvai. Ir žinot ką, ko gero visgi nutiks taip, kad aš pagaliau pasiryšiu. Pati. O atkaklumo man netrūksta, šitą dievulis man, kaip sako, davė už 3 žmonės, gali, žinokit, būt, kad pabandysiu. Nors labai norėtųsi, kad tai būtų profas, kad tai darytų profesionalus vertėjas. Aš nepasitikiu savim tiek, nes kalba čia, Daivina, ar ne? Gera tokia. Čia kalba yra, čia jinai yra praktiškai kaip poezija. Taip, taip. Čia tiek detalių tu pradedi. Čia ne taip lengva išversti. Mes paskaitysim jums kokį visom detalėm, tiesiog pradedi net kvapą tą jausti, nes viską, kaip paprašo, tiesiog atrodo, kad tu ten esi toj erdvėj. Taip, labai daug detalių. Bet aš manau, kad jūs pati galėsite. Galbūt, bet matot, kaip yra. Kai versiu, negalėsiu rašyti, o mano galvoje jau yra visas naujas siužetas. Aš esu toks įdomus rašytojas. Nėra čia ko labai girtis, vieną kartą turbūt baigsis. Aš viską susidėlioju tik galvoje, aš nieko nepasižymiu. Taip išvaikštau. Labai geras dalykas galvoti, kai vaikštai. Turiu didelį vokiečių aviganį. Didelį, tikrai 50 kg, vyras pyksta, sakė, kad yra nušertas tas šuo ir jau reikia jį ant dietos statyti. Sakau, pats ir sėdėk ant tos dietos, o mes einam po daugybę kilometrų ir kai eini, jau pradedi jausti, kad tau tas veikėjas čia kvėpuoja į sprandą. Tu būni sugalvojęs, bet tu jo dar nejauti, o paskui tu jau jį visą pajauti. Tai dabar mano 3 romanas jau yra leidykloje, bet nereikia jūsų čia per daug dar užmėtyti tais, kaip sako, čia daug savo idėjų. Įdomu. Taip. Aš tikiuosi ir labai smagu, kad jūsų tiek daug atėjo. Tikrai, nes aš svarsčiau dėl tos kelionės, tolima labai to kelionė, tikrai. Ir vakar mes, iš tikrųjų, nuoširdžiai pasakysiu, autobusas kaip autobusas, viskas gerai, mes atvažiavom, o kur traukinių stotis, aš tai nežinau, aš niekad nevažiavusi. Sakau, tai Andeinė, čia mano duktė jaunesnioji sėdi, sakau, kiek, 10 minučių. Mama, 45 eiti. Ar tu paisi? Sakau, tai ko jau tu čia mane laikai? Ir minam, bet jau po prakaitų. Iki Houston. Iki to Houston. Ir paskui aš galvoju, o tai ko mes nepasėmėm takso kokio, ko mes tiek varėm. Paskui tam traukinį mes ir vėl žiūrim, mes nežinom. Tai mama, tai kodėl tu ten nupirkai toj G raidėj? Man, sakau, sakė, kad ten geriausia vieta sėdėti. Sako, mama, bet čiagi tu gali atsisėdai. Aš visada važiuoju jo, stilius. Tiesiog viskas nauja, bet galvoju, 21 metai.
Tai kol mes čia atvažiavom, va, paskui puiku, kad Rūta mus paėmė jau nuo ten. Ačiū labai, Rūta. Tikrai labai ačiū, nes mes dar būtumėm plėvesavusios turbūt. Taip. Nu, gal vat, gimtų kažkokia idėja parašyti dar vieną knygą, žiūrėkit. keliaujant. Oras fantastiškas, smagu, bet toli. Tikrai toli. Tai yra, natūralu, kad neprilakstysi daug ir dažnai, bet tikrai ačiū labai už kvietimą ir nepamačiau Korko, bet pamačiau Jol šiandien. Jol reikia sakyti teisingai. Jol. Ir labai patiko. Tai dar reikės patyrinėti, daugiau dar pasiskaityti. Nu, šiaip Rytų Korkas, man atrodo, atsiprašau visų, kas ne iš Rytų Korko, pati gražiausia vieta, man asmeniškai. Žinau, nesiginčysiu, bet tikrai viskas. Tai papasakokite apie tą trečią knygą. Tai reikia dar apie šitą pabaigti. Ar ne? Dar jūs turbūt turite dar manęs. Labai turim daug klausimų. Klauskit visko. Čia dar paslaptis ta trečia knyga, ne? Kaip suprantu? Čia jokia nepaslaptis, čia jau visuose interviu 10 kartų papasakota, čia jau visi viską žino. Nu, mes norėtume gal iš pirmų lūpų. Šelmis. Šelmis, prašau. Kiek čia mes turim vyrų šitoj grupiai? Ne taip labai daug, ar ne? Nu, yra čia mūsų renginiams, tai yra daug vyrų, aš turiu pasakyti. Tai va, vyrai jau Čia yra daug. Ta trečioji bus apie senstantį vyrą. Nes matote, mes apie tas moteris. Nu, čia negaliu pasakyti, kad apie moterį. Ne, bet aš kalbu, kad mes šiaip kultūroje mūsų Europos ir ne tik Europos, mes tas moteris, tai visai ten įspraudžiami visokius rėmus. Tai jinai turi būti tokia mama, tai jinai turi būti tokia žmona, tai jinai turi būti tokio plonumo, tai jinai turi būti tokiom lūpom ir taip toliau ir panašiai. Vyrai, taip, sutinku, žinoma, jie taip pat gauna pakankamai daug visokių dalykų, bet apie jų senėjimo procesą, matot, jiems tarsi neegzistuoja jokie klimakteriniai laikotarpiai, egzistuoja dar ir kaip. Aš ten taip puikiai išnarščiau, kad galėsite skaityti ir žaksėti. Oi, laukiam. Ne, tai mano vyras tai jisai šypsosi visada labai mane palaiko, aš turiu labai palaikantį žmogų. Čia labai ir gerai. Sako, Čia labai gerai. Gerai, žinoma, kad taip, šeima yra pati didžiausia vertybė. Vat būtent tas palaikymas tikrai visiems sėkmingiems žmonėms labai svarbus. Ir vat jūs, kai rašote, jums pirmą ir susikuriat idėją, ar pirmą turit veikėją ir jau paskui nuo to veikėjo kūrėt toliau kūrinį? Žinokit, dabar taip įdomiai paklausėt, jeigu taip iš tikrųjų, vis dėlto ko gero veikėja. Vis dėlto ko gero veikėja. Dabar galvoju, mano pirmoji, ar yra kas nors mano pirmą knygą čia skaitęs? Esate emigrantė skaitę, ar ne? Mūsų svečiai iš Tiperelį. Labai malonu. Ir kaip jums pasirodė tos emigrantė? Abi knygos labai geros. Labai ačiū. Aš abi skaičiau. Labai malonu. Man tiesiog irgi tai buvo iš patirties iš tikrųjų. Bet patirties, na, aš tai tokiosgi neturėjau, patirties tos vadinamos ten emigrančių labai gaila, jų niekur jau nebėra pirkti. Reikia būtinai perleisti, jau ieško žmonės. Taip. Nori statyti spektaklį, nebėra iš ko paimti, tiesiog nebėra. O aš truputį net ir gailiuosi, nes aš iš tikrųjų tą knygą dalinau į kairę ir į dešinę ir daugybė žmonių, kurie nei ten vertino, nei ten skaitė, nei ką, galvoju, kad jūs man ją dabar atiduotumėte. Gal galim užklausti, kad parduotų jie tiesiog? Na, tiek to, tegu turisi ten ir laiko po lovą ar ten dar kažkur, bet tiesiog jinai buvo vat kažkaip, bet jinai buvo artimesnė savo tematika, kadangi tai yra ten yra ir lietuviško kaimo, ten yra ir studijų metai Vilniuje ir mergina nuteka į Ameriką. Ir paskui jau toks pasiligojęs ten jau tas charakteris yra parodomas per visur. Tai žodžiu, aš suprantu, kad daugiau žmonės turi su kuo susitapatinti. Šita kultūra, čia yra toks dalykas. Net aš atsimenu, kai ta knyga tik pasirodė, žmonės tikrai dar nespėjo jos paskaityti, kiek užplūdo neigiamų komentarų. Nes tai yra tiesiog, kodėl tu drįsai paimti tokią temą, kodėl tu dabar kalbė apie musulmonus. Taigi perskaityk iki galo ir pamatysi, ką aš iš tikrųjų gale ten teigiu.
Taip. Ašgi nesakau, kad dabar jūs pulkite juos mylėti arba nemylėti. Nesakau nei to, nei to, nei to. Ten yra taip gražiai išvarijuojama, kaip Taip. aš sakau, čia Tikrai tikrai taip. Tikrai kaip yra. Bet Kaip yra. taip yra. Taip yra. Ir tas pasaulis atgal nebegrįš. Ir ta Europa. Taip, aš žinau, ką daugelis pasakytumėt ir aš pasakysiu tą patį. Geriausia būtų, kad mes visi galėtumėm gyventi ir pragyventi ir solidžiai gerai gyventi ten, kur gimėm. Visiems būtų geriau, visi mes būtumėm laimingesni, tikrai taip, ir mūsų lietuvių išeiviams irgi toli gražu, toli Airijoje netaip labai jau čia puikiai sekasi, pati žinau, pati matau ir pati visokiausių istorijų turiu, bet yra kaip yra ir mes jau pajudėjom, išėjom ir mes, ir jie atvyksta ir kažkaip reikės susikalbėti. Bet aš mačiau tokį komentarą, kad jūs esate prieš tą imigraciją, kad jūs kaip tik turit perspėti Europą. Aš mačiau tiesiog tokį komentarą, kad jūs perspėjate europiečius, kur jūs aš kokia lendat. svarbi persona, tai tikrai. Čia tik pasakau visiems ir sustos. Kad kur europiečiai jūs lendat ir ką jūs ant savo Ne, galvos. aš žinau, iš kurio konteksto ištraukėte, matote, kaip yra. Ne visai taip, ne, ten, žinoma, žurnalistas, tarp kitko, Taip. pabaigdamas pokalbį su manim pasakė, ar galiu tokią uždėtą antraštę. Sakau, jeigu jinai jums tik reitingų daugiau pakels, kad tik nori tą ir dėkit, aš tai visiškai nebijau tų komentarų. Bet ne tas buvo norėta pasakyti. Ar nori atvykėliai labai integruotis? Aš žinokit, čia pasakysiu labai įvairiai. Mes ne integracijosgi iš jų norime, mesgi norime iš jų asimiliacijos. Taip. Suprantate, čia toks įdomus dalykas yra, kad žmonės turi savo tą religiją, tegu jie turi tą religiją, dėl mečečių statymo. Aš manau, kad tų mečečių tikrai nereikia čia statyti. Aš atsiprašau, aš gal per daug atvirai kalbu, bet aš jau tokia esu ir manęs nelabai kas jau be pakeis. Pasirašo po jūsų žodžiais. Bet jūs savo namuose, dabar žiūrėkit, aš lietuvaitė, atvykau į Airiją. Kaip aš ruošiau kūčias, taip aš jas ruošiu. Aš labai didžiuojuosi, kad mano abidvi dukterys kalba lietuviškai, bet per mažai išmokiau, per mažai, dar daugiau galėjau įdėti. Mano mama yra lietuvių kalbos mokytoja ir aš būdavau kiekvieną, žinokit, vasarą, kai mano vyresnioji duktė skrenda į Lietuvą, prašydavau, mama, būk gera, pamokyk Medeiną rašyti lietuviškai. O mama, nori, kad vaikas manęs nekęstų. Aš sako, jinai atskrenda atostogom, o aš ateinu su taisyklėm, pati ir mokyk. Tuo ir baigiam. O močiutė mūsų ten tokia irgi kieta. Mūsų abidvi močiutės tokios buvo irgi kietos. Bet tas vaikas, bebūdamas pas tas močiutės, Garliava, Kaunas, vis tiek kokia graži kalba. Kiek pamatė, kiek parodė. Va šitą mažiukę mes išleidom pirmą kartą 3 metų ir jinai kažkodėl nenorėjo lietuviškai kalbėti. O sesuo sako, aš tai tau nevertėjausiu. Norėsi ledų, kaip nori, taip stenėk. Nepamiršiu, žinokit, to dalyko. Ir močiutė, taigi, žinai, sako, nieko nesupranta, ką tu kalbi. Ir jinai išmoko kalbėti. Va, Tai viskas. Bet tas buvo labai gražus. Aš tai tau nevertėjausiu. Sako, aš tu žiūrėk, aš taip valgysiu ledus, o tu žiūrėsi. Ir teko išmokti. Taip ir pasakysiu savo mokyklos mokinių tėvams, ne? Bet iš tikrųjų, atrodo, tie patys tėvai, tas pats tėtis, ta pati mama ir va tikrai vaikiukui, ir taigi namuose mes lietuviškai kalbam, ne, va tas darželis matyt labai greit uždėjo tą ir jinai nenorėjo kalbėti lietuviškai. Taip. Ir pabuvo toj Lietuvoj, tos močiutės, abidvi nekalba angliškai, nei viena, nei antra, viskas. Pramušiai, viskas labai puikiai. Tikrai. Labai gerai. Tai va, Jo. tėveliai mano mokinių girdėjot? Ne, bet iš tikrųjų aš tai labai, kaip džiaugiuosi, nes nėra paprasta kalbą išlaikyti. Taip, labai sunku. Taip. Draugai, aplinka, mokykla, būreliai, kultūra, viskasgi suprantama. Ir vėlgi, aš, pavyzdžiui, žiūrėdama į šito ATEFO, sakykim, kultūrą,
kaip jie saugo tas savo tradicijas. Kadangi mums jos yra labai svetimos, tai mes žiūrim įtariai ir taip, tu matai, atvažiavo ir čia jie šitaip. Bet iš tikrųjų tai yra didelė pagarba. Tai yra pagarba, kad žmonės myli savo šalį, nors jau iš tokio skurdaus krašto atvyko. Tikrai, žinokite, esu liudininkė to, kad žmonės atvažiuoja, atsiveža tautinius drabužius, vyriškiai būtent, vėliavą Afganistano. Galvoju, mes lietuviai, taigi savo Lietuvą mes iš nuostabaus krašto ir dabar tai jau labai atsigavusio krašto, bet mes ant Lietuvos negražiai pakalbam. Na, ne ant pačios Lietuvos, sakykime, ant valdžios. Taip. Kaip sako, nelyginkim tų dviejų dalykų, jie yra ne tie patys. Taip, valdžia yra valdžia, bet šalis tai yra dėl to nekalta ir jinai yra ir graži, ir nuostabi, ir vis tiek mes turim tą kolektyvinę pasąmonę tokią, va čia dar ir apie tai yra kalbama. Čia kažkas yra tokio palikta protėvių, ar ne? Kaip tu matai tą pasaulį, per kurį langą tu jį žiūri. Ir jis taip pat mato, bet kitokį. Kitokį, taip. Ir man kas patiko ir įstrigo jūsų knygoje, čia, jeigu mes paimtumėm, visi tikriausiai žinote, Sostų karus, ne? Tai ten buvo ne vieno veikėjo, kuris visiškai teigiamas, ne? Bet pirmas serialas, filmas toks, kur nėra teigiamo veikėjo, visi veikėjai kažką turi. Ir man labai patiko, kad čia ne vienas nėra idealus, teigiamas. Visi su savo tarakonais, visi gyvi žmonės. Ir tu grinai, taip kaip gyvenime ir yra, kad labai dažnai būna knygose. Nu tai vienas yra geras, kitas blogas ir prieš ir kaip jie ten kovoja, o čia ne vienas nėra geras, visi yra tokie, kokie yra. Ir tokių, man atrodo, knygų reikia daugiau, kad mes tikrai matytumėm paprastų žmonės, kad kiekvienas žmogus turi ir teigiamo, ir neigiamo. Ir tą balansą labai gerai jūs išlaikėt, būtent parodant, kad ir ta Marija nėra jinai tokia jau tobula visom prasmėm. Kad nėra, nes iš visgi juk nėra tobulų žmonių. Be abejo, žiūrint, kaip skaito žmonės įvairias knygas, kartais galbūt labai norisi tų saldėsių tokių, ar ne? Tokių rožinių tų. Nesakau, snarglių. Rožinių snarglių. Būna, kad, kodėl norisi ir man kartais tokį filmą pasižiūrėti ar knygą, nors šiaip aš esu sunkaus žanro žmogus. Aš jau tokia, mano mama, kai atskrenda čia į Airiją pas mus į svečius, tai tada aš jau jai parodau visus geriausius filmus, bet jie visi būna jau tokie jau jo. Mano vyras retai su manim tuos filmus žiūri. Ir knygas aš skaitau sunkesnės, man taip tiesiog. Bet aš ir vėlgi galvoju, nesupraskit neteisingai. Gera komedija yra geras dalykas, bet ją yra labai sunku pastatyti. Intelektualiai pasijuokti yra nepaprastas dalykas. Lygiai taip pat ir apie knygą. Parašyti kartu lengva, bet ir gilę. Kaip tą padaryti? Tai nėra lengvas dalykas. Jinai taip pat tas lengvumas išeina į tokį pigumą. O to pigumo jau aš negaliu pernešti. Niekur. Tai kaip tą gelmę ir tarsi lengva ir kaip čia net nežinau. Aš bandžiau tai padaryti su Šelmiu. Pamatysim, ar bus pasisekę. Leidykla viena patikėjo, daiktas yra tvarkomas. Labai gerai. Tvarkomas. Bet minėjot, kad jau parašėt 4? Parašiau. Bet dar nesuredagavau. 4 mano knyga, bet klausykit, čia nereikia visko šitaip išpasakoti. Mes labai mums įdomu. 4 mano knyga bus apie, vėlgi, kaip jūs ir sakėt, socialinės temos mane labai domina. Aš pasakoju apie žmogų, kuris, be abejo, čia ne kitaip ir nepasakysi, atsiduria gyvenimo užribyje. Labai lengva jame atsidurti. Pavyzdžiui, socialinių namų rajone. Nesupraskit neteisingai, ne dėl to, kad ten jau kažkas gyvenate ar gyvensite, kad tai yra bloga vieta. Ne, aš ne apie tai noriu pasakyti. Galima netekti ir darbo, galima netekti tiesiog sveikatos ir galima labai greitai iškristi iš šitos rinkos. Labai greitai. Čia visas šitas dabar šitam tragiškai kapitalistiniam pasaulyje labai greitai sukasi kaip mėsmalė. Atvirai pasakysiu,
Gerai, kad čia per daug jaunų žmonių nesėdė. Aš labai nepavydžiu dabartiniam jaunimui, kuris yra šitam tikrai juodam kapitalizme. Netgi mano laikas buvo lengvesnis ir netgi mano laiku buvo daugiau išeičių. Pasižiūrėkite dabar, kokios kainos pasidarė, kokia konkurencija. Kur tas jaunas tavo žmogus dabar gali nupulti, kuris gali nuvažiuoti užsidirbti kažkur. Aš tai nuskridau į Ameriką ir nusipirkau pirmą butą. Kur gali mano, sakykime, duktė, kuri baigė mokslus, mes brangiai už tuos mokslus mokėjom, kur jinai gali dabar, ką jinai gali. Jinai negali nieko. Jeigu jinai neturi turtingų tėvų, jinai negali nieko. Ir tiesiog nėra tokio krašto, kad galėtum sakyti, štai tu skrisk. Nėra kur skristi, nes visur tas pats. Amerikoje yra dabar labai tragiška situacija. Ta žinau iš pirmų lūpų, nes tebe turiu tuos pačius senus draugus ir tuos pačius amerikiečius. Tai žinokit, kaip čia jum pasakius. Ir tu tik tai, pavyzdžiui, kaip ten toje mano knygoje naujojoje, žmogus tiesiog suserga sunkia negydoma liga. Ir kaip viskas pradeda byrėti. Tiesiog, bet... Irgi tokia opi tema iš tiesų. Labai opi tema. Ir dar vienas veikėjas toje knygoje bus turintis autizmo sindromą. Ta tema man taip pat labai aktuali buvo. Aktuali nesmeniškai. Aš esu vis tiek pedagogas visą gyvenimą. Nors visada sakiau, tuo metu, kada buvau 12 klasiai, kad aš niekada nebūsiu mokytoja. Mano mama mokytoja, mano senelis buvo mokytojas. Ir aš kaip dabar prisimenu, sako, bet ir tu, Gidute, tikrai būsi mokytoja. Tikrai ne. Ir tikrai taip. Ir tikrai. Bet sunkesniu būdu. Per sunkesnį būdą. Per sunkesnį. Ir man, žinokit, pasisekė toks įdomus dalykas, bebūdama antram kurse. Aš gavau pasiūlymą tuo metu, labai trūko anglų kalbos mokytojų, mane paėmė į žemės ūkio technikumą Mastaičiuose, mane 19 metų mergą mokyti tų visų geodezininkų, kuriems buvo po 18. Aš kaip dabar atsimenu, kaip aš atėjau į tą pirmą pamoką, sijonas trumpas, plaukai ilgi ir taip, bet labai puikiai sekėsi. Aišku, aš susivokiau, kad reikia apsirengti padoriau, normaliau ir kad čia bus kaip dabar, aš juos turiu išmokyti. Ir aš supratau, kad man labai patinka mokytojauti. Va tada aš jau pagavau tą kampą, kaip aš sakau. Bet tai buvo toks labai netikėtas. Ir atidirbau aš ten pilnu etatu. Kadangi studijavau Vytauto Didžiojo universitete, mes labai turėjom geras sąlygas. Tai toks pirmas amerikietiškas universitetas Lietuvoje. Tu darydavai tvarkaraštį pats, žodžiu, ryte pasirodė prancūzų kalboje ir anglų, per visus pietus gali dirbti, o vakare kitas paskaitas ateini. Ir jų dar net nežymi. Ir ten visai būdavo, visai būdavo. Aš visur spėjau. Pedagoginiam labai mus žymėjo ir žiūrėjo, ten buvo griežtai pas mus. Tai va, bet tos veitinius, bet aš kalbas ir išmokau. Taip. Tai va tokia va. Tai gerai, va tokia istorija, kad jūs žinojot, kur einat ir iš tų savo patirčių, gal reikėtų knygos apie tą jūsų dėstymą, tam profteche. Tai būtų gal įdomu. Neparašysi. Čia būtų įdomu. Ne, aš dabar turiu kitą sumanymą, bet dabar aš turėsiu dar labai daug kilometrų nueiti. Šuniukas pasiruošęs. Aš dabar rašysiu ir tikrai parašysiu tą dalyką, nes jeigu savo pažadu, tai padarysiu. Aš dabar parašysiu vaikam. Ir tikrai turiu parašyti. Tiesiog man ten, aš viską jau žinau, kaip bus. Na, kai sakau, kad tik tai, kaip sako, pometis nesusreikuotų ir kad aš tik ko nors neužmirščiau, nes viską galvoj laikant gali paskui ir, žinot, reiktų pradėti pasižymėti. Taip, labai gera mintis, tikrai vaikams labai gera. Aš jau visą turiu projektą, bet jau šito tai neklauskite, čia jau tikrai yra viskas paslaptis. Gerai. O jūs ar turit vieną bendrą stilių? Kaip jums atrodo, ar jūs turit kažkokį vieną stilių? Manau, kad neturiu ir jeigu skaitėt mano Emigrantės ir jeigu skaitėte šitą, tai matote, kad yra dvi visiškai skirtingai parašytos knygos ir tiesiog jūs net neįtartumėt, kad yra tas pats žmogus. Tas kas dabar jau tvarko mano trečiąjį, taip pat sako, įdomiai parašyta. Tik tai, kaip jūs ir sakėt, taip, psichologiniai momentai mane labai domina, visokie, visai. Tai ką tu be paimtum, tu paim bet kokį žmogų
Ir jeigu tu giliau pažvelgsi, tikrai rastum, ką apie jį parašyti. Tikrai. Tas iš pradžių vaizdas, tai toks gali būti, minė žmonių, ar ne, bet tu jei giliau. Santykiai vis, ar ne? Tėvų, vaikų, žmonų, vyrų, brolių, seserų, religijų ir vis santykiai, ir vis socialiniai aspektai, ar ne? Ir vis gali, bet kad tai parašytum, tai daugokai to darbo reikia. Romanas yra rimtas daiktas. Tai kaip jums visgi atrodo? Tai meilė gali nugalėti viską? Ar visgi socialiniai aspektai labai svarbu? Mes neišduosim paslapties. Kadangi jūs duodate man tokį lengvą pasirinkimą, ar svarbu, tai sakau svarbu. Tai meilė gali nugalėti socialinius? Nemanau. Visgi socialiniai visi momentai. Ne, žinokit, iš tikrųjų, čia negaligi taip atsakyti. Absoliutinti nieko negali. Tai nėra vadovėlis šita knyga. Čia yra viena istorija. Tikiu, kad yra ir kitokių istorijų. Bet mano patirtis rodo, iš to, ką aš matau, aš jums papasakosiu ir jums bus įdomu pasiklausyti. Įsivaizduokit. Toj mokykloj, kurią baigė mano vyresnioji duktė, mokėsi 2 afganai broliai. Labai gražūs bernai. Tėvai leido ir plaukus išsiskusti, ir auskarus įsiverti ir, žodžiu, pasilakstyti. Suėjo 21 metai. Ir ką jūs galvojate? Niekas tų berniukų, kurie baigė tą mokyklą, kurie atrodo jau yra europiečiai, nebeklausė. Nuotakos iš Afganistano tiek vienam, tiek kitam buvo atvežtos. Paskui man teko tas nuotakas mokyti. Graudu žiūrėti būdavo, verkė tos mergaitės, Dieve, jos atvežtos kažkur, iš kažkur atitabalavusios. Jos tai irgi nenori čia būti. Tėvai susitarė. Čia pakankamai žmonės turtingai gyvena. Tėvas motina suplojo delnais, arba tiksliau sakykim, vienos tėvas ir kito tėvas ir viskas. Ir baigta. O tada man tai buvo labai įdomus dalykas, kadangi aš jau turėjau šitą idėją ir jau rašiau, o tada prasidėjo tarp jų abiejų konkurencija. Tai kuri dabar pirma pastos? Nes Anyta, tai virtuvėje išeiti atskirai gyventi tu negali. Jie visi gyvena bendram name. Visi vienam bendram name. Broliukai, sesutės, nuotakos abidvi, šičia vestuvės buvo labai mandros padarytos, šakarnios. Nu jau ten tas tėvas, aš kadangi jį asmeniškai pažįstu, gyrėsi čia visiems, aš jau savo vaikam padariau. Gerai, nes tas yra labai svarbu. Čia vat kaip šitoj knygoj. Auksas, ar ne? Auksas ir reikia turėti visada aukso. Pinigas yra didelis daiktas. Na, nesakyčiau, kad visose kultūrose taip nėra, bet šitoje ypatingai. Taip. Ir tada tikrai viena jau ateina su švytinčiu veidu, jau jinai laukiasi vaikelio, o kitoji jau yra 2 metam besibaigiant ir vis dar to vaikelio nėra. Suprantat? Toliau ten nėra ką labai daug ir pasakoti, aišku, gimsta mergaitė gimsta, tai jau nėra pats aukščiausias, kaip sako, čia jau nėra pati aukščiausia valiuta, bet jau vis geriau negu nieko. Bet ką norėjau pasakyti, kokia gili tradicija, ar ne? Ir aš žinokit, tikiu, kad tie vaikinukai, ką jie mergaičių kitokių nematė, jie gal irgi buvo kažką įsimylėjusi žiūrėję. Tėtis pasakė. Paskui atsimenu, žino, tokią vieną porą, bet jau čia bus dabar iš kitos operos, iš Bangladešo, vyriškis ir žmona iš Čekijos. Ir man teko juos mokyti ne vienus metus, kažkaip per lygius. Ir aš vis būdavo taip sakau, kokia graži pora, kaip jie visur kartu skrenda, kaip jie gražiai vaikšto už tų rankučių susiėmę. Tik tai gavo vyriškis dokumentus. Iš tikrųjų. Ir baigėsi su Iš tikrųjų, aš atsimenu, kaip toje sutikau aš gatvėje čekę ir jinai tiesiog verkdama man pasakoja, kad štai aš čia tuos jau 5 metus čia gyvenau, buvau, čia aš supažindinau čia su visais, jinai iš Prahos buvo ir va, viso gero. Ir tokių istorijų, aš žinau ne vieną ir ne 5. O toks vaizdas pirmas gražus. Tiesiog
žiūrėkit, šitoj knygoj, koks baisus yra daromas Tamatefui spaudimas. Ar ne? Kiek tu turi pinigų atsiųsti, ką tu turi, tu neatnešk negarbės. Dabar vėlgi, kad išsklaidyčiau šitą dalyką ir nepagalvotumėt, kad visiškai niekas yra neįmanoma, kadangi man Amerikoje gyventi teko, pasakysiu taip. Jau tikriausiai, kai tai bus 2, 3, 4 karta, jau tie varžtai atsilaisvins. Bet pirmoji ir dar net ir antroji. Dar ne. Jis tada turi atsisakyti visiškai, jis bus paniekintas. Tiesiog visiškai paniekintas visos musulmonų bendruomenės. Dabar žiūrėk, tu atvyksti į Europą, Europa tavęsgi nemyli. Na, galim šypsotis, bet mylėti tavęs jinai nemyli. Ok, o jeigu tu dar atsisakai ir savo, tai tada kur tu? Mes esam socialios būtybės, mes norim būti, priklausyti. Kiek tu į tą meilę žiūrėsi? Na, žiūrėsi, taip žiūrėsi, ten pirmus metus, antrus, o paskui pradėsi priekaištauti. Aš dėl tavęs tą ir tą padariau, o dabar matai kaip. Na, aš čia labai realistiškai kalbu, aš atsiprašau, kad aš taip neromantiškai taip visai. Bet ir vėlgi, aš auginu 2 dukras, aš nežinau nei kur, nei kaip, nei ką. Bet kiekviena jauna mergaitė turi perskaityti. Va, būtent viena rašytoja, Violeta Šoblinskaitė, sako, čia reikėtų į vadovėlį įdėti, kad per daug merginos nesusigundytų. Ypač Airijoje ir Lietuvoje. Tik Airijoje, taip. Reikėtų europietėm paskaityti. Tikrai taip. Nesinori atskleisti daugiau detalių. Gal reikėtų gabaliuką kokį paskaityti tiem žmonėm? Norėjot vyro. Norėjau vyro, bet iš kur jį gausi? Nu, paprašysim dabar. Kuris norėtų. Bet matot, jie dabar negavo nei parepetuoti, nei nieko. Matot, čia tas žmogus gaunasi toks truputį išmetamas į balą, nes niekas jam neperspėjo nei ko, nei ką, nei ko. Gal žinokit, visgi aš paskaitysiu pati. Ar jūs sutinkate? Jums tinka? Ne, mes žiūrėkite, Vaidas dar yra. Gal Vaidas gražys? Oi, klausykite, žmonos liepė akinius palikti net namie, kad į jokią moterį nepasižiūrėtų. Nu ką? Tu matai, bet tai kokios tos moteris čia gudriai, kaip pas jūs korkia? Pas mus čia tik taip. Nu, žinokit, labai geras planas, aš irgi Vaitkui dažnokai juos nuimsiu. Tai aš tada paskaitysiu vieną gabalą. Čia jisai bus iš to Diuvalo. Tai ir rašymas čia yra labai labai skirtingas, kur yra pasakojama dabartis, kur dabar vyksta veiksmas. Ir jau kai grįžtam ten į tą vaikystę, ten viskas yra visiškai kitaip. Aš dar noriu paminėti, kad tai yra prašomi tik 1 metai. Tik 1 metai to berniuko. Ir jis prisimena įvykius nuo pat, sakykime, žiemos iki kitos žiemos. Tai yra tie metai, kada Sovietų armija įžengė į Afganistaną ir Afganistanas turėjo tapti 16 respubliką. 10 metų sovietai iš ten neišėjo. Kodėl Lietuvai šita knyga dar buvo skaudi? Pasakysiu irgi. Ir jūs irgi žinote, nes ne visi, bet kai kurie esat maždaug mano amžiaus ir žinot istoriją. Mūsų Pabaltijo vyrukai ten buvo taip pat siunčiami ir grįždavo cinkuotose, karstuose arba visiškai suluošinti, kadangi tai yra visai kita kultūra. Kita vertus, jie tik tai gynėsi. Tie afganai tik tai gynėsi. Čia yra pasakojama, kaip tas berniukas taip pat stebi išeinančius į kalnus. Partizaninė kova, jinai ir išgelbėjo kraštą, kurio niekas nepaėmė, niekada nepaėmė. Nei britai, nei amerikiečiai, nei rusai nepaėmė. Ir tai yra jo prisiminimai, vaikiuko. Nu, vaikai žinot kaip, įdomiai mato. Kaip pats prisimeni savo vaikystę, ar ne, galvoji, kaip tu ten taip įdomiai matydavai. Ir atvažiuoji į tą seną, pavyzdžiui, vaikystės vietą, kaip rašiau pirmąją knygą Emigrantės, aš iš tikrųjų pasakojau apie savo tėčio vaikystės namus Padubysy prie Dubysos. Aš ne kaimo vaikas, man nedaug teko to kaimo matyti,
Bet tą, ką matei vaikystėje, tai buvo ryšku, taip kvapnu, taip. Ir man labai, kai rašydavau vaikystę tą redą, tiesiog apsalo širdis. Tiesiog, labai. Bet, čia tokia truputį, žinokit, prototipas rašytojos. Aš buvau irgi toks padykęs vaikas. Bet man, sakykime, labai patiko ta būtent tie berniuko tie. Ta vieną gabalėlį, gerai, kadangi, vis tiek, čia toksai bus jis savotiškas. Gerai, ar tau padėti paeiti? Niekas kitas šitaip drąsiai nesikreipia į senąjį Huseiną, nes jis čia, šiame Diuvale gyvenamajame name ir šiame kieme saugomame užmūrytos tvoros yra pats vyriausias. Bet Atefui tai yra 8 ir jis dar nežino, kad senelis, kol gyvas, yra aukščiausia valdžia už šių molių nudrėbtų sienų, žyminčių jam priklausančią žemę, be kurios visa ši gausi šeima būtų niekas. Atefas drąsiai kimba senoliui į ranką ir užčiuopęs jo delne misbachą, gali net nežiūrėdamas pasakyti, ties kuriuo karoliuku įsikirto nenukirptas Huseino nagas. Senasis visuomet sustoja toje pačioje vietoje. Atefas įsidėmi tą patį žalio stiklo karolėlį nugremžtų šonu. Ten, kur iškirsta skylutė, matosi grynas stiklas. Iš tokio daromi stiklai langui. Bet kažkas, matyt, pasipelnė labiau, parduodamas visavėriniai kaip kokį retesnio akmens darbą. Atefas, kaip ir kiekvienas vaikis, daug ką pastebi. Ir tai, kas visai prieš pat nosį, bet ir tai, kas slepiama po keliais audeklo sluoksniais. Gal dėl to jau po kelių dienų jam teks persikelti miegoti į senelio kambarį. Per daug jis mat girdi ir mato. Atefas tai nežino, ką jis girdi ir mato. Gal kad garsas, atėjęs iš tėčio krūtinės, iš pradžių būna panašus į pavargusių plaučių šniokštimą, kol prasiveržia kimiu prislopintų aiktelėjimu. Kai Atefas pirmą kartą išgirdo tą garsą, ne juokais išsigando. Jis visuomet glaudžiasi prie dešiniojo mamos šono ir įminga dar tėčiui net neatsigulus. Bet tą kartą, kai tas apsunkęs kvėpavimas palinko virš mamos, išsigando ir paleido tokias graudžias dūdas, kad garsas bent keletą naktų iš eilės nebedrįso pasikartoti. Bet paskui, matyt, ir vėl neišturėjo. Gal tėčiui kažką skauda, kad jis taip stipriai glaudžiasi prie mamos, bet kodėl jis negali atsigulti gražiai, iš krašto, taip kaip Atefas daro? Kodėl dūsauja mamai tiesiai į veidą? Ta antrąjį kartą gal ir vėl būta nuogo, lyg kūdikio užpakaliukas mėnulio, ir matyt tarpelis audeklo ant lango liko neužkamšytas. Atefo plačiai atmerktos akys susitiko su skausmingai primerktomis tėvo akimis. Atefas spoksojo net pravėręs burną, pamiršęs kvėpuoti, o tėtis, plačiai išsižiojęs, prakaito nusėtom lūpom, kvėpavo taip garsiai, lyg būtų nešęs sunkiausią nešulį, lyg kopęs į kalną. Štai taip sunkiai jis kvėpavo. Ta akimirka, neapsakomai keista akimirka, mama viena ranka stumtelėjo tėtį, o kita priglaudė Atefą. Ir kitas rytas gal būtų buvęs, kaip ir visi rytai. Bet tėtis išvykdamas kelioms dienoms į miestą, tik grybštelėjo Atefui už sprando, pasakydamas, kad naktį reikia miegoti. Taip. Knygoje tikrai yra tokių įdomių momentų. Visokių gyvenimiškų. Taip, gyvenimiškų. Tai tikrai ir vaikas ką mato, kaip prisimena, ar ne? Na, duokim jum biškiuką pakalbėti. Ne, tikrai ten man vaiko
tos istorijos labai patiko ir labai buvo įdomu. Iš tiesų, niekada negalvojau, kad man patiks apie tą kultūrą, kažkaip niekada nesidomėjau, bet tai, ką jūs rašėte, tikrai pradedi suprasti jų gyvenimą, kaip jie gyvena ir įdomu, kai kurie faktai mes jų, sakykime, nežinome. Čia kaip pažintinis dalykas, taigi niekas neliepia nei mylėti, nei ką, čia daug pažintinių dalykų yra. Tikrai, ir nieksgi nesako, kad mes turim perimti. Ne, tiesiog taip pat yra. Ne viską be abejo čia atskleidžiau, ne viską įmanoma, bet kaip ir sakau, istoriniai momentai ir netgi tie visi, žiūrėkit, virimai, kepimai ar ne, ir tos Duonos tradicijos, ten, hierarchijos kokios. Aš pavyzdžiui, žinokit, irgi niekad nepamiršiu, kaip tos dvi, tarp kitko, mergytės, kurios atitekėjo čia. Ir buvo kaip tik tas vadinamas Novruzas, jų naujieji metai yra 21 kovo. Na, jau žodžiu, pavasario lygiadienis. Ir ateina jos į tą mano pamoką nešinos tokiom pliurzėm rudom. Tokiom, man tai grina pliurzė, kažkokia tyrė tokia. Sako, žinokit, čia yra sumanų. Ar jūs kada nors valgėt? Ne, taip žiūriu, galvoju, bet ir nenoriu. Nelabai čia kaip atrodo, o čia jau yra desertas. Tai iš grūdų gemalų reikia visą savaitę maišyti ir neduoti pailsėti į tam viralui, kad išleistų tas gemalas viską, ką turi geriausio. Tai pas juos tai jau gaminama ten po savaitę. Na čia, kadangi jau atvyko į kitą kraštą, tai 3 dienas, kaip ten reikia ką daryti. Ne, aš paragavau, viskas ten yra tvarkoj. Ten yra saldu, natūraliai saldoka. Toks kaip pudingas, bet jis tokios negražios, rudos tos spalvos yra. Bet suprantat, galbūt ir mano kažkas atneštas ar ne, nežinau, man atrodo viskasgi pas mus šitaip skanu. Na, bet atnešk avižinį kokį tą vadinamą kisėlių, kur ten, sakykim, dar mano močiutė virdavo. Aišku, kad jis neskanus, jis net man neskanus. Tai bet jeigu aš parodysiu kitai kultūrai. Tai tokie, supranta dalykai, jie yra nemelas, čia yra viskas tas įdėta, yra viskas tiesa ir yra viskas rinkta, tikrinta ta informacija. Matosi, kad jūs suprantat tai, apie ką rašot, net atrodo, nusišneku, stengiausi. Kad gal ir esate buvę tenais, nes jaučiasi, kad buvusi, tai aš tenai nesu ir duok dievulį niekada man ten ir nepapulti, bet, žinot, kaip sako, gyvenimas niekada nežinai, kokį juoką gali kad ten nepateksiu, beveik turbūt galiu garantuoti, bet negali žinoti, ta knyga galbūt kada nors bus išversta ir į tą kalbą. Gal manęs jau ir gyvos nebebus. Kasgi žino, niekada negali žinoti. Taip įdomiai būna, taip įdomiai įvyksta. Nežinai, bet kaip jūs galvojat, kaip jie sureaguotų? Jie perskaitytų, kokia būtų reakcija to? Žinokit, gali nepatikti jiems tam tikras dalykas, nes matot, kaip yra. Afganistanas tai nėra vientisa šalis, ta prasme, kad tai nėra vienos tautybės. Tai yra daugybės tautų katilas. Ir čia yra, sakykime, truputuką papasakota apie tai. Sakykime, yra hazarai, yra puštūnai. Puštūnai yra aukštesnė rasė. Jie visada būna valdžios sluoksniuose, bet naudojama valstybinė hazarų kalba. Daug įdomių dalykų, aš jūsų neapipilsiu. Jūs norėsit, rasit, paskaitysit. Tiesiog man irgi buvo įdomu. Aš juk irgi iš pradžių tai maniau Afganas, tai Afganas. O čia gali būti daugybė. Ir kalbų, dialektų skiriasi. Ir už, pavyzdžiui, tos hasaragi kalbos naudojimą žmonės būdavo žudomi. Suprantat, čia tokių daug dalykų. Tai dabar irgi, kas skaitys? Jeigu skaitys tas puštūnas, jam vienaip gali atrodyti. Kitas gali nenorėti pripažinti savo šalies skurdo, ar ne? Žinot, aš labai gerą knygą skaičiau šiais metais, aš pasakysiu ir jūs suprasit, kodėl aš tai sakau. Yra rašytojo Sinclairo knyga parašyta Džiunglės apie pirmuosius emigrantus Čikagoje. Jis yra parašyta 1905 metais ir jisai pasirinko rašyti apie lietuvius. Žinot kaip? Aš žinau, aš tai skaičiau, paskui labai domėjausi. Lietuviai pyko, kokiais varguoliais mus padarė, oi taip nebuvo. Tai lygiai tą patį ir jie čia pasakytų, kad taip nebūna.
kad taip prastai negyvena, kad šitaip jie nemeluoja ir kad šitaip nebėga. Tai va sakau, ta Sinclairo knyga, aš skaičiau ir galvoju, iš kur jisai tiek daug tos informacijos apie vat Lietuvą turi. Tai yra privaloma literatūra Amerikoje viduriniai mokyklai. Tai visi apie Lietuvį sužino. Irgi galvoju, aš irgi norėčiau, kad jie visi galvotų, kad mes labai, ar ne, gerai gyvenam. Bet ten ne tas buvo paminėta. Gera knyga, tiesiog rekomenduoju irgi, bet pirmiausia, tai šitą perskaityti. Ar galėčiau užduoti klausimą? Kiek tik norit. Aš labai dabar, aš nei vienos knygos dar neskaičiau, bet pažadu pasitaisyti. Ir ko norėjau paklausti, ar jūsų visos 3 knygos tai nebus iš jūsų gyvenimo tarpsnio emigrantės, tai kaip jūs gyvenote Čikagoje, šita knyga iš jūsų darbo. Tam tikra prasme tai. Ar trečia knyga Šelmis apie jūsų vyrą Vaitkų? Ne, visai ne apie mano Vaitkų, žinokite, dar toli gražu jam iki blogų momentų. Ne. Tai o šitos knygos visgi kokia būtų pagrindinė žinutė? Čia sunkus toks dalykas, suprantat, žinutė viena neapsieisi, reikia daug žinučių tada, ar ne? Nu, porą, kokie būtų žinučių? Skaitytojai. Aš tai sakyčiau šitaip, nebijoti, atmerkti akių. Žinot, kaip būna taip, aš pasakysiu netgi taip. Būna protingas, atrodo, žmogus ir sako, ne, žinok, jau apie musulmonus, tai aš neskaitysiu. Daug. Ir viskas. Nei jis matė, nei jis žiūrėjo, nei jisai skaitė, nei jis pajuto koks stilius. Pasigėrėk, čia yra labai gražių dalykų parašyta, pasigėrėk kalba. Iš tikrųjų, tos recenzijos juk buvo parašytos ne veltui. Nors ir labai bijojo knygos, bet parašė gražias recenzijas ir labai pagyrė. Galų gale aš su šita knyga iš tikrųjų be jokių klausimų buvau priimta Lietuvos rašytojų sąjunga, į kurią įstoti. Šansų yra labai mažai šiaip jau, užsienio dar be to lietuvių. Tai jūs vienintelė Airijoje, Jungtinėje karalystėje ir Airijoje. Iš viso yra tik 10 užsienio lietuvių esančių toje sąjungoje, Labai gerai. kurie jau turėtų tą vadinamą meno kūrėjo statusą. Taip. Tai giriuosi čia atvažiavus dabar, Labai jau gerai. kad giriuosi. Ir mes gyrėmės, kad turim rašyti. Taip. Ne, aš kalbu labai, žinokit, paprastai, kadangi aš tikrai myliu žmonės, mano toks yra darbas ir kalbuosi visada labai paprastai. Nėra čia ką vaizduoti. Taip, šitas dalykas man yra svarbus, man jisai sekasi. Gaila, pasakysiu taip labai paprastai buitiškai, kad rašytojas Lietuvoje iš to pragyventi negali. Jisai turi daryti kitus dalykus. Deja, tai nėra jau tie laikai. Jeigu tai būtų kita kalba rašoma, tai truputėlį vėl būtų kitaip. Kiek mūsų tų lietuvių? Nedaug. O kiek skaitančių? Visai mažai. Na ir viskas. Ir prasideda labai didelės ir konkurencijos, natūralu. Ir Lietuvoje ne visai visi dalykai gražūs vyksta taip pat, nes tai yra... Jau yra, jie turi savo rašytojų, o tai ko tu čia dabar dar iš tos Airijos nori, ko čia lendi, ko tu čia dabar su savo knygom. Nesakau, kad visi nedraugiški, ne, visko yra, bet konkurencija yra ir jinai yra Didelė. didelė. Gal galėsite, žinot, labai sugraži literatūrinė kalba, ir labai malonu klausyti, ir net sunku patikėti, kad vis tiek metų gyvena Airijoje, su tokia gražia kalba lietuvių. Man tik tai toks klausimas, kaip galima Lietuvoje nenorėti pažinti kitas kultūras per ten gyvenantį žmogų? Nelabai suvokiama. Na, čia žinot, ne aš turėčiau tą turbūt atsakyti, ar ne? Ne, aš negaliu atsakyti, man irgi taip atrodo. Gal mūsų tas požiūris šiek tiek gyvenančių yra prasiplėtęs? Truputį prasiplėtęs, matot, mes taip, mes truputį daugiau jau turim susidūrimo. Matot, jau mes kiek metų daugiau matom to žmonės. Vaikai į mokyklas keliauja kartu, ar ne? Na, yra. Ir tu kažkokią nuomonę daraisi. Mes visada nuomonę daromės, visada. Mes galim sakyti neteisiu, no judging, ar ne, tas geras pasakymas yra, bet vis tiek kitų matai. Pasicekavėjai, kaip sako, tiesiog. O Lietuvoje yra tai dar tik pradžia ir dėl to turbūt taip labai atsargiai žiūrima. Aš taip galvoju. Ir iš vienos pusės, ir vėlgi dar yra ir kita medalio pusė. Lietuva yra nedidukė šalis, be abejo, Airija taip pat ne per didžiausia. Kiekviena mažytė šalelė turi visgi būti šiek tiek nacionalistė, kad jinai neišnyktų.
Išsaugot. Bet čia dabar, kaip sakyt, kad tu knygą perskaitysi, taigi netapsi musulmonas, ar ne? Jeigu taip rimtai kalbant. Tai bet taip ta tema, jinai labai Lietuva yra pasistačiusi savo tą tematiką. Aš kalbu grinai dabar jau apie literatūrą, apie tą, ką tikrai žinau, sunkiai pramušama. Sunkiai. Net ir stilius, aš pavyzdžiui pasakysiu atvirai, kai šitą knygą pradėjau, jau buvau ko gero gerokai įpusėjusi, man mama pasiūlė nusiųsti, kadangi mano mama lietuvių kalbos mokytoja, jinai taip pat yra ne vieną publicistinę knygą išleidusi, bet dėl to ir ta kalba graži yra. Pabandyčiau aš čia kaip nors negražiai kalbėti. Tai jinai mane vasarom irgi mokino, nu aš juokauju čia taip jau, taip. Ir aš pabandžiau gabaliuką nusiųsti į Nemuno žurnalą, kultūrinį. Aš gavau tokį sudirbantį atsakymą. Tokį sudirbantį. Pone, kokį jūs čia išvedinėjate stilių? Kai išėjo ta knyga ir jinai išėjo ganėtinai sėkmingai, aš tada vis tiek, žinot, aš toks charakteris. Sakau, va žiūrėkite, kokį neblogą stilių išvedžiau. Galvoju, tavo knygos pristatymą atėjo 10, o į mano 300. Tai va. Toks, suprantat, bet nepraleis tavęs. O kodėl stilius gali, taigi stilius, tai gali visoks būti, ar ne? Kodėl tu dabar nusprendei, kad tik tai pagal tą taisyklę turi būti? O aš visai nuo kito galo gal noriu pradėti. Ne, čia yra kalba tai, kad tu gali kritiką išsakyti nesudirbdamas kito. Čia talentas. Aš kaip pedagogas, žinau, aš turiu žmogui pasakyti jo klaidas, bet tu negali niekinti, tu turi jį palaikyti, paskatinti, tu turi šitaip. O ten buvo man pasakyta taip, kad tu lys po lapais, mergaitė, ką tu čia rašai. Bet būtent tematika jiems nepatiko. Ne, nepatiko jai stilius, tiesiog aš čia dabar. Nieko tokio, viskas gerai, aš visai dėl to nepergyvenu. Visko bus. Kuo tu daugiau ko parašysi, ar ryškiau parašysi, čia nebekreipi dėmesio paskui. O ko jau ten dabar kreipti, ar ne? Sluoksnis su didžiulė konkurencija, koks pavydas yra. Juodas. Ir intrigos yra, tai čia vis dėlto kaip pritvertas skaudžiausia vieta. Labai juodas, labai. Ir to labiau emigrantė, jūs ką juokaujat? Nieko. Bet vis tiek prasimušėt šaunuolę, tiesiog įrodėt. Bet žinokit, pasakysiu taip nuoširdžiai, tai labai daug padarė ir mano pačios atkaklumas. Nes iš tikrųjų tavęs paskatinančių, aš niekada nepamiršiu, žinokit, to momento su tom savo emigrantėm. Išėjo ta knyga, geras buvo redaktorius, nebloga leidykla, viskas tvarkoja, bet mes taip labai įdomiai ten su juo susitarim. Jisai pasiėmė pusę tiražo ir kitą pusę man įdavė. Mes stovim abudu su tuo savo Vaitkum. Kitą dieną reikia išskristi, sakau, kur čia man dabar tą tiražą reikės padėti. Ir jo per mėnesį neliko. Tiesiog. Aš įsivaizdavau, kad čia mane dabar jisai, tas jau mano redaktorius ir leidėjas, reklamuos, rodys, pardavinės. Jis nepajudino nei piršto. Ir jeigu aš būčiau atsisėdusi ir pradėjusi ten bliauti, tuo ir baigtųsi mano visa karjera. Aš parvykau, gerokai pagalvojau ir supratau, kad aš tas knygas turiu kažkaip parduoti. Čia nėra kada man dabar verkt, man reikia renginius daryti. Ir viskas, žinokit. Staiga jis man skambina, Egidija, išleiskim dar vieną leidimą. Nes jis pamatė, kad gerai eina. Sakau, o mano to leidimo, nors 10% bus. Kaip tu čia drįsti paklausti? Ne, sakau, žinokit, aš be jūsų išsileisiu tą leidimą. Jau. Žodžiu, jau. Nes čia mano darbas, čiagi daug darbo įdėta. Parašyti, tvarkyti, redaguoti. Tugi nerašai taip, va, tau reikia, kad susistovėtų. Įvairiai būna. Ir tai buvo toks, suprantat, man supratimas, kad dėja ir gaila, čia reikia. Aš pažįstu dabar daug tų žmonių kuriančių ir kitą kartą sakomi moterys ir nebūtinai moterys ir vyrai išleidžia knygą ir laukia, sakau, nelaukit. Turite, dabar yra tokie laikai, turite save pareklamuoti.
Nu taip yra, mes neturim tų vadinamų agentų, kaip užsienyje, tai yra tavo agentas, ar ne? Nu nėra to agento. Ir taip, gal ir nusibosti tu toj socialiniai erdvėj, aš neturiu, kas mane reklamuoja, ašgi neturiu vadybininkų. O gal verta susirasti? Na, pirmiausia, būtų gerai turėti jam už ką mokėti, ar ne? Galbūt reikia turėti, viskas kainuoja, tavogi honoraras. Už knygą tai yra 2000 eurų. Viskas. Tai kokia rekomendacija Čia juokas. mūsų rašytojom? Mes turim keletą rašytojų šiandien mūsų korkiečių merginų, kurios yra mūsų rašytojos. Tai ką galėtumėt jom rekomenduoti, kaip jom, ką jom toliau daryti, nes jos išleido porą knygų, ne? Vieną ir porą. Ir tikrai jie šaunuolės. Ir mes turėjom susitikimą jau irgi. Ir ką galėtumėt jom rekomenduoti, ką jom toliau daryti savo patirtį kažkokį patarimą? Niekada nesileisti, kad tave kažkas kaip nors sumažintų. Ne. Didelė, kad sumažinti. Ne, bet žmonės labai dažnai, aišku, kaip, yra tie realūs dalykai, realistiniai, aš, pavyzdžiui, irgi suvokiu, ką galiu, kiek galiu, kokia yra ta rinka. Čia yra, vėlgi, čia yra ne biznis, čia tu rašai juk ne dėl, tu rašai, nes tau kitaip nesigauna, tau tiesiog apsėstas esi tos minties, ar ne? Bet būkim atviri, tas rašantis žmogus taip pat turi valgyti. Ir vaikus jis taip pat turi auginti. Be abejo, kad galėtum daugiau atsidėti, rašyti, ar ne? Ir taip, kaip rodo filmuose, kaip užsienyje rodo. Taip, jeigu tai būtų anglų kalba rašomas romanas, be abejo, tavo visai honoraras būtų kitas. Ir tu galbūt galėtumei, ar ne, kažką kito daryti. Bet galiu pasakyti. Bet aš ne verslininkas. Anglų kalba, lygiai taip pat aš parašiau knygą moterims apie mindfulness, angliškai, tai pardaviau tik tai savo žmonėm, prie kurių dirbo aplinkui, prašė klientam ir esu daug gavusi. Ai, nebaigtų, kas už ją, tu tiek daug nori, ką tenai sako veikti, mindfulness. Aš labai daug šitą susidūriau. Taip. Bet rašyti, žodžiu, toliau rašyti ir dirbti, nepasiduoti svarbiausia. Nepasiduoti, tikrai taip, bet tik tiek, kad tai yra... Jūratės mūsų abidvi rašytojas. Turi savo skaitytojų. Taip. Tai va, kiek yra daug tų rašytojų nuostabių ir, kaip jūs sakote, apie tas religijas. Įvairiausių. Moterį ir jinai Anglijoje gyvena ir jinai parašė knygą, iš jos vaikus pagrobė. Ir ten taip įdomi, iš tikrųjų aš irgi iš tų, kaip skirtingos tos tautybės, skirtingai jie žiūri, bet kaip tu perskaitai, per ką ten perina ir tikrai labai įdomu yra, bet dėja, lietuviai nelabai nori priimti tas kitas religijas, sunkiai mes žiūrim. Aš tai žinau, kaip daug europiečių, kurie nesakyčiau, kad čia reikia jas priimti, bet žinoti, kodėl tai gerai įdomus istoriniai dalykai, įdomus tradiciniai, aš tai irgi nenorėčiau nieko perimti ir priimti, aš esu lietuvė, esu krikščionė ir aš tikiuosi, jie ir būsiu. Taip, ir visai nenorėčiau čia niekur priimti, bet jeigu taip iš tikrųjų, įdomu. Bet tas domėjimas turėtų būti abipusis. Sutinkat, ne? Mes labiau atviresni į musulmonų religijai negu musulmonai mūsų krikščionims ir katalikams. Kultūros skirtumas aš galiu pašnekėti, todėl kad mano žentas yra juodasis iš Nigerijos ir tas yra labai akivaizdu. Ir pavyzdžiui, yra anūkai, 3 maži. Ir pirmasis, kuris jau šiek tiek supranta, jisai sako, aš esu juodaodis, nors jisai praktiškai valgo. Bet yra vis viena tas, todėl kad jau jie daugiau įteikia, jie juodieji, jie ir tas kultūros skirtumas, aš matau labai stipriai, kai tai yra tempiama į tą pusę.
ane? Atveskit pas mus į mokyklą, mes patvarkysim. Lietuviai. Tai yra tas, kad jie visgi yra stipresni negu mes, aš galiu pasakyti tik tiek, kad nors aš jau to iš tų stipriųjų aš galiu paimti. Ir aš pasakysiu kodėl. Mes nesame silpnesni, mes tiesiog dabar esame Europos Sąjungoje tiek tos tolerancijos pripumpuoti, kad mes tiesiog nebegalim daiktų vadinti savo daiktais. Tai apie tai eina kalba. Mes esam skatinami, būtent netgi mūsų. Tai ir labai blogai. Esam skatinami juos priimti, o aš kaip ir sakau, ta integracija arba jau priėmimas arba domėjimas jis turėtų būti. Aš sutinku, abipusis. bet čia šita knyga yra tiesiog literatūriškai graži, kaip pasakyti. taip, tikrai. Tiesiog, čia nieko politiško mes Ten nespręsime. nėra politikos. Ir aš net nenorėčiau ir nebūčiau netgi rašiusi, jeigu būčiau nesugebėjusi jos perteikti taip, kaip aš čia. kaip esu politikoje, man visi politiniai aspektai labai įdomus ir Bet politika yra toksai, supranta, dalykas, tada jau gali tuoj pat net ir apie tą patį dalyką kalbėdamas, tiesiog būtinai kur nors nesutarti. Ne, tai yra literatūrinis vakaras. Mums nėra ko politikuoti. Geriau galit pasakyti man, ar pavyko atskleisti, ar patiko tas veikėjas, kodėl nepatiko, ar buvo gražu apie tai, o gal palaukit, knygoje dar yra ir jauna mergaitė, Aja. O koks jos likimas? Aš taip kažkaip tas likimas ir aš taip ir neradau pabaigos to likimo, o man buvo taip įdomu, kaip ten viskas baigsis. Tai taip ir atviras klausimas ir yra. Ne visai atviras jis, nebus kitos knygos. Ne, žinokit, netikiu tęsiniais, visiškai netikiu ir manau, kad tai yra blogiausia, ką žmonės gali padaryti. Praeina, sakykime, populiariai ir būtinai tęsinį, dar tęsinį, niekada tęsinys nebebūna toks geras. Pažiūrėkit ir apie filmus, ar ne? Na, vadimas sukuria, sugalvoja, nes labai nepavyksta, nebepavyksta. Taip. Na, Nu, čia kaip ir atsakyta. Čia aš iš tiesų iki paskutinio to puslapio jau kaip perskaičiau, galvoju, ačiū Dievui, nes jau man buvo, negi. Bet taip nusiraminau. Gerai. Ačiū Dievui, taip. Nieko daugiau nesakykite. Jau viską taip pasakė. Jo, nes aš jau liko porą, jau greit važiuoti reikia, aš tai laukiu, ir aš taip apsiraminau, tai žodžiu, ačiū Dievui, teisinga knyga, ne? Viskas labai tikrai įdomi ir ten daug veiksmo ir man labai patiko literatūriškai, kaip parašyta, kad kiekvienas skyrius apie kažką kitą tu skaitai ir nepavargsti, nėra taip, kad eina chronologiškai. Vienas skyrius apie vieną ir tas iš tiesų labai, man asmeniškai labai patiko. Tai aš nepavargau skaityti, nes būna kartais skaitai, jau tik pavargsti. Bet tai yra lėta knyga, tai nėra greitas romanas, tai nėra greitai bėgantis. Aš per savaitę suvalgiau. Taip, bet ta prasme toks jau, kuris truputį skatina ir pamastyti, ir pagalvoti, ir truputėlį palėtinti. Susinervinti. Ir matot, ir vėlgi, knygos pristatymas gali būti koks tik nori įvairiausias, ar ne? Ten, sakykime, aš jums pasakysiu paslaptį. Įsivaizduokit, pernai metais knygų didžiausia mugė, didžiausia salė. Mane pristato žmogus, kuris knygos net neperskaitė. Orijus? Orijus. Neperskaitė? Žinoma, kad ne, jis neturi kada. Jis vos iš lėktuvo spėjo. Jis pervedė tai puikiai, kaip ledas. Sakau, Orijui, mes esam gana geri pažįstami. Taip, padraugaujam. Mes su Jūrate pažįstam. Sakau, Orijau, tai kaip? Tu nepergyvenk, būk ramiai. Ką galvoju. Bet jis tiesiog pakalbėjo tokiom bendrom temom. Paskui, kai žmonės tą knygą nusipirko ir pradėjo skaityti ir sako, oi, tai čia literatūrinė gelmė. Kokia literatūrinė gelmė, jeigu jisai jos net nebuvo atsivertęs, kur jisai tau žino, jis pakalbėjo iš bendro tokio, ar ne, musulmonai, čia europietės, va tokiam stiliuje. Ir iš dalies tai knygai faktas jisai truputėlį, aišku, jisai padarė reklamą, bet iš kitos pusės jis ją numušė. Suprantat, kaip atsitinka. Ir tada užtruko šiek tiek laiko, kol rimtas kažkoks literatūrologas. Tai yra labai svarbu. Kito kelio nėra. Jeigu tavęs neprašys rimtas kritikas, net nebandyk niekur eiti.
Bet kritikam patiko jūsų knyga. Kritikam labai patiko, bet kol aš labai laukiau, tai na gal kada kažkas galbūt aptars. Ir tada jau pasipylė per kultūrinius tuos laikraščius ir taip toliau. Bet tyla buvo ilgoka ir aš gana nekantriai laukiau, kaip, kada, ką paminės, ką sakys. O aš dar pastebėjau, kad ne vienas iš jūsų herojų, kad jūs ne vienam neimponuojat. Ta prasme, jūs nesat prisirišusi ne prie vieno iš jų. Kad jūs tiesiog, kaip žinot, kad būna skaitai knygą ir matai, ir kad jaučiate, autorius... kurią pusę stumės žmogus, ar ne? Čia nėra stumimo, kaip pat jums pavyko, nes taip, nežinau, ar aš gal neteisingai supratau, gal visgi jums kažkoks patiko herojus, gal aš man jie patiko visi, patiko jie visi, faktas. Dabar žinot, toks yra, čia tokį kaip bajerį pasakysiu. Mano vyresnioji dukra klausė manęs, sako, mama, klausyk, kaip tu būni? Tai jie visi ten, sako, pas tave toj galvo ir gyvena, visi ten, ar ne? Sakau, tai žinai, biškių užleidžia viens kitam vietą, bet iš tikrųjų tu įsigyveni. Ir pasakysiu taip, jeigu tu visiškai, tu turi kažkaip prisijaukinti tą herojų, tu turi tam tikrą prasme jį kažkaip pamėgti. Netgi tas mano šelmis, jis yra ganėtinai toks nekoks, ne taip labai koks. Bet tu turi rasti jame kažkokį tą aspektą, tą spalvą. Kažkaip tu jį turi pamatyti. Nežinau, tai mato, tame ir yra psichologinės knygos visas užtaisas, kad nes jeigu tu paimi ir ten yra nuokraipa, kad būtinai dabar šitaip arba šitaip, tai tada ta knyga yra gana prasta. Jinai turi duoti skaitytojui pačiam sugalvoti. Taigi aš gerbiu savo skaitytoją, ašgi negaliu jam viską sukramtyti ir sakyti, tu dabar būtinai galvo kaip aš. Tai kad dar nelabai aišku, ką aš iš tikrųjų čia ir galvoju. Aš čia jūs truputį maustau. Bet iš tiesų ir neaišku, taip. Nes labai taip gerai, ir yra, taip ir turi būti. Nesupranti, ar tai... Negali, nes jeigu iš tikrųjų... Kas iš jų geras, ne vienas negeras. Abudu jie geri. Ir abudu negeri. Taip, kaip ir yra gyvenime. Kaip gyvenime. Aš turiu vieną klausimą apie šelmį. O, jau šitas, tai jau dėmesio tikrai sulauks. Tiesiog įdomu, kas buvo jūsų galvoj, pas moters galvoj, kurti knygą apie absoliučiai tabų temą, galim pavadinti vyrams. Bet aš vien tik apie tabų ir varau. Mano visos temos tik tabų. Įsivaizduot, kas pas jūs galvoja, jūs rašėt knygą lietuviams, vyrams, žinant jų mentalitetą, tą tradicinę identitetą. Tai kaip dabar jaustis šitiem vyram, kurie atėjo? Jie žino, mane viskas yra atvyko. Man galvoja, Ne visi. Aš tai būsiu prikalta prie kryžiaus, nes man lietuvių vyrai asocijuojasi su kokiu teatru kurmeliu, su vingių Jonų, supranti. Aikit, mano Vaitkus, tai tikrai ne toks. Gerai yra, Klausimas yra, iš kur jūs šovėte tokią mintį? Labai paprastai atsakysiu. Vyrams apie vyrus. Ir antras klausimas iš karto apie tą knygą. Ar tikitės, kad bent vyras pats, bent vienas, jis nusipirks pats knygą? Absoliučiai nusipirks, žinokit. Žinokite, bus. Ir žinokit, ir tikrai nusipirks ir niekam nesakys, kad nusipirko, ir Petrui draugui sakys, kad tikrai nepirko, o bus jau seniausiai perskaitęs, ir Jonas irgi bus perskaitęs, ir visi bus perskaitę. Tikrai taip. Oi, net nebejoju tuo. Dar biškiu. Ir reklamos dar sugalvosim fainos. O kodėl aš apie tai parašiau, kodėl man tada taip kilo? Pirmiausia, tai norėjosi tokio žaismingo šiek tiek stiliaus, bet tas žaismingumas jisai yra toks ten šiek tiek apgaulingas. Gyvenime dažnai tai būna, juk kaip sako, visuose juokuose esama daug tiesos. Man pačiai nekartą teko, dabar tai jau mano truputį jau ir amžius kitas solidesnis, būti tokiuose momentuose, kai tau, sakykime, kokie 25 ir tave kalbina drąsiai 50-metis, koks nuplikęs, išstambėjęs ir visa kita, bet jisai gal turi bembą. Ir galvoju, argi tu dabar savęs nematai veidrodyje. Tų situacijų tiek ir tiek būta. Ir man, ir jum, ir taip toliau. Moteris
kažkaip kukliau tame reikale yra. Na, tiesiog mes galimybių gal turime mažiau, o gal daugiau turime sveiko proto. Nu, kad kaip tik dabar atrodo moteris. Visai, Labai, aš ne, ir labai. irgi ne, bet tiesiog esama to, suprantate, vyrai taip pat sensta, vyrų kūnai taip pat keičiasi. Ir jie taip pat praeina krizes. Tik tai jos yra mažiau analizuojamos, gal netgi verta panalizuoti. Na mes moteris, taigi vis, tai jau dabar prieš gimdyvinė krizė, paskui jau po gimdyvinė, paskui jau ten amžiaus vidurio, paskui jau klimakterinis laikotarpis, paskui jau Jėzus Marija, dabar jau... Ne, bet tai yra teisybė. Ir mes vis, ir iš mūsų ten tie spektakliai darome. Aš esu buvusi tam spektaklyje Vagina Monologues, vaginos monologai dar senais laikais Čikagoje, o paskui kažkada, tarp kitko pasakysiu, atvežė tą spektaklį į Airiją. Ten yra graudus, rimtas spektaklis. Airės moterys atėjo ten, atsiprašant, pažvengti. Ten visiškai jokio juoko, ten labai rimti reikalai. Atsimenu, sėdim su drauge. Tai va, ką aš noriu pasakyti, kad mes pačios moterys iš savęs juokiamės. Suprantat, bet juokiamės piktai. Taigi mes visos per visus tuos praeinam ten dalykus, per visus tuos ciklus. Ir mes visi senstam, visi. Jau kitokių nebus žmonių. Ir daug Dieve visiems pasenti ir nenumirti anksčiau palikus ten. Tai irgi labai tokie, galima į tai žiūrėti labai labai rimtai. Aš ten truputuką neatskleisiu jums visos istorijos. Bet tik tais moteris turi tą tokį visuomeninį spaudimą dėl senėjimo. Tai apie ką aš ir kalbu? Draudžiama. Na tai už tai man... Draudžiama. Jūs nesensat, jūs negalit senti. Jeigu tu sensti, tu sėdėk namuose, tu negali vesti jokių socialinių tinklų, tu negali šokti, tu negali dainuoti, nes tu sensti. O jeigu tu nenori senti, tada susitvarkyk. O tas susitvarkyk, tai reiškia, tada tu turi patapti dirbtinai, nes yra dalykai, kuriuo... Ne, čia sakau, čia ta tema bus irgi gera. Ir mes, manau, dar tam porke gal ir susitiksim. Negali žinoti. Paplojam, kad susitiksim. Tikrai, moteris turi daugiau iš tiesų galimybių susitvarkyti negu tas pats vyras. Kodėl? Vyrai turi irgi pilna visko. Tos rinkos, nes yra spaudimas. Bet vyram irgi yra daug spaudimo. Aš visada taip galvoju. Tikram vyrui, tas, kuris prisima tos atsakomybės, jam irgi daug spaudimo yra. Ir pavyzdžiui, šičia, gerai, taip sutinku, tai yra kita kultūra, bet aš tai labai gerbiu Tatefą. Jisai moralinį kodeksą tai turi labai aukštą. Jis galėtų nusispjauti, kaip sako, dėl savo laimės. Na, tu velniop, tie vaikai, seneliai, kaip jūs valgysit, ar ne? Na, čia toks primityvus pavyzdys tam tikra prasme. Ne, aš tai nenuvertinu šitaip lietuvių vyrų. Gal dėl to, kad aš juos kitokius, na, mano aplinkoje, aš labai gerbiu savo vyrą. Aš turiu labai puikų brolį, kuris yra irgi labai puikus tėtis. Truputuką keičiasi jau dabar tie dalykai. Mano, sakykim, vaikus auginant, na, mes visiškai po lygiai Tarp kitko, šita mergytė, kai gimė, tėtis liko namuose. Dekretinės atostogos tokios, mano darbas buvo geras. Nu ir ką, ir dabar pabandyk ką nors ant tėčio pasakyti. Arba tu pabandyk ant Andutės pasakyti. Čia Andutė, Andeinė mano Andutės. Čia Dievo Jėzau, čia tokia meilė, ten yra šventas dalykas. Ir man taip gražu žiūrėti, žinokit, kad vat tėtis taip vat vaikus myli. Aš pati neturėjau tėčio, mano istorija kiek vėl kitokia yra. Visokių tų vyrų yra. Duokim mes dar to pliuso tiem lietuviam vyram, mes irgi, pažiūrėkit vieną dalyką, moterys savo valdingumu, na irgi daug ką užmuša. O lietuvės moterys mes esame tokios, kaip sako biškie, ne? Aš tai save taip jau bandau stabdyti. Nes ten, kaip sako, būna viskas sureguliuota ir tik reikia daryti. Ir viskas. Nu va. Čia, žinokit, toks įdomus dalykas. Žinau, aš viską, ką jūs manot, aš nežinau. Žinau. Už tai ir parašai giliai už tai, ar ne? Man atrodo, čia ne nuo lyties priklauso visgi, nuo žmogaus.
kaip moterų gali būti visokių, taip ir vyrų gali būti. Ir nuo šeimos Žinokit, pavyzdžio. taip. ir dar yra vienas dalykas. Įdomus labai dar dalykas yra. Yra toks karminis dalykas, kurį tu gauni kaip linija. Pasižiūrėkite, labai dažnai kartojasi karta iš kartos ta pati istorija. Bet jeigu tavo ten, sakykime, kokia močiutė buvo tvirtesnė už senelį, paskui žiūrėk, mama gal, ar ne? Atimi ir tu gauni kažkokį panašų modelį. Tikrai. Negauni, o pasirenki. Na taip, vadinki, galim šitaip, taip, pasirenki, tu pats ir pasirenki, taip, tave taip traukia. Tai va ir sakau, čia va užkoduota, tie kodai tokie yra. Taip. Ir knygoje yra veikėjas Marijos vyras. Tai jeigu jisai tai būna. Taip. Ir man patiko, kad ir jis va taip aprašytas irgi, bet nėra kažkokio požiūrio į jį, teigiamo, neigiamo, mes matom jį per jos prizmę, kaip jinai jį apibūdina. Tai aišku, jos tas mąstymas. Nes ten šita knyga yra trečiojų asmenių parašyta, Emigrantas buvo pirmuoju, Šelmis bus pusė per pusę, ir pirmas, ir trečias. Tai čia buvo į visus žvelgiama iš kitų pusių, čia nebuvo Bet vis tiek, Marijos. kaip jinai apie jį. Apie ją pasakojama ir tada pasakojama apie jį. Bet ne jos požiūris iš tikrųjų, taip. Bet gal jūs jau pavargot, gal norite kavos atsigerti? Arba gal... Gerai, porą klausimų tada. Galit ir daugiau, jeigu tik... Aš tai laukiu, gal vyras koks nors, ką nors paklaus dar šalia. Kokia jūs literatūra domitės? Kas formuoja jūsų požiūrį? Kaip ir sakiau, sunkesnę literatūrą mėgstu. Ar požiūrį formuoja? Aš galvoju, tikiuosi, gal neformuoja. Norėčiau, kad neformuotų. Ne, kokias knygas tiesiog renkate. Vis tiek iš savęs tas knygas renkiesi. Knygas visą gyvenimą labai mėgau skaityti. Herbjörg Vasmo, norvegų autorė, buvo bent jau mano viena mėgstamiausia, esu viską jo skaičiusi. Aš labai daug ką skaitau. Aš mėgstu ir istorinės knygas, aš mėgstu psichologinės knygas. Man labai įdomu, ne taip labai svarbu kartais, apie ką, dar tada, kada dar aš buvau ganėtinai ir vaikas, o kaip parašyti? Ar yra savitas balsas? Nes parašyta, patikėkit, jau yra viskas. Jau nebėra ką daugiau sugalvoti. Tu dabar gali tik tai nebent išgauti kažkokią kitą formą. Nes istorijos jau visos buvo. Jau jos visos per šitiek šimtmečių yra papasakotos. Tai aš labai vertinu, kai tu atsiverti pirmus lapus ir tave gali ten nieko ypatingo dar nebūti, bet tu junti jau tą savitą stilių. Va ką tik dabar pabaigiau Fosse, vėlgi norvegų rašytojo, Nobelio premijos laureato knygą Trilogija. Tiesiog. Nepakartojamas stilius, tu jo niekaip nepakartos. Ir jis labai paprastas. Bet, fantastika. Aš labai džiaugiuosi, aš turiu su kuo apie tai pakalbėti, kadangi mano mama yra irgi ir dar vis žurnalistė, ir mokytoja. Ir tai yra labai šviesus žmogus ir to šviesos aš gavau su kaupu gavau. Jinai mane visur tampė, visi teatrai buvo apžiūrėti, tai aš galiu pakalbėti. Mes kiekvieną dieną kalbame. Mama, ką tu rekomenduoji? Ką tu padarysi? Spektaklis. Labai mėgstu teatrą, dievinu teatrą. Labai norėčiau pabandyti dramą parašyti. Bet kaip taip pateikti tiek mažai žodžių vartojant? O aš padaug žodžiauti mėgstu. Mano stilius kitas. Nežinau, gal Tai kada nekeisit. pavyks. Neįsivaizduoju. Neįsit į kitą žanrą. Nežinau, negaliu atsakyti, taigi aš Čia dar būtų nemirštu. labai Palaukit, gerai, man dar nei jo. 50, aš čia dar jums visko gal prikursiu. Gal dar aš jūs negali žinoti iš tikrųjų. Bet sakau, taip, tu darai tą, kas tau vienam išeina gerą detektyvą, žiūrėkit, parašyti, ar ne? Aš galiu žiūrėti, skaityti, sakyti, fantastika, bet aš jo net nenoriu bandyti parašyti. Man gal ir iš vis nepavyktų. Nežinau. Bet skaitau rimtas knygas, geras knygas, manau, kad skaitau. Ir dabar, kadangi daugiau to, mažiau laiko turiu, truputėlį daugiau gal pasižiūriu. Bet šiaip praktiškai turbūt, ką paklaustumėte iš tų knygų, aš turbūt būčiau viską skaičiusi. O nėra taip, pavyzdžiui, niekada nebuvo neužkliuvo, kad dažnai sako tie patys lietuviai, kad
lietuvių autorių aš nenoriu skaityti. Oi, tai faktas, kad čia taip yra vienas sako. Čia yra, netgi paimkim Vaidvą Rykštaitę, ne? Jinai nesvainpa iškart pasakė, aš jai siunčiau knygą, aš jos kursą jau. Ir jinai pasakė, atsiūs, bet aš neskaitysiu, nes aš lietuvių autorių neskaitau. Nematote, Bet tas mane iš tikrųjų... čia jau arogancija, čia jau arogancija, taip. pati nėra išleidus knygų. O, jinai daug išleidus. Rykštaitė. Ir aš skaičiau jos knygą, žinokit, negaliu, aš vien tik iš pagarbos pirkau ir skaičiau. Ne, čia mes galim prieiti. Ne mano stilius, ne mano visiškai. Tai ir neturit, taip. Bet žinot kaip, čia dabar, kaip jūs sakot, pirkot kursą, netikiu visiškai jokiais kūrybinio rašymo kursais, absoliučiai netikiu. Nors Aš tikiu, žinokit, todėl, aš tai visiškai ne. Nebuvau profesionalė, aš nebaigus ne kažką, aš esu dizainerė ir man reikėjo. Visiškai netikiu. Ir aš tą dariau, aš dariau su Vaivos Rykštaitės, nieko gero. Bet buvo tikrai Sandra Bernotaitė, jinai beprotiškai, jinai pasakė, tavo čia bus paskutiniai kursai. Ir tai buvo. Nes mes iš tų kursų dvi, kurios parašėm knygas ir tikrai labai gerai. Ir puiku. Labai geras Ir knygas. tada tas buvo tas, kaip pasakyti, šitas COVID-as, tai tas internetinis, jinai Lietuvoje iš tikrųjų. Pažįstugi labai gerai asmeniškai. Pažįstu vis dabar jau beveik visus rašytojus. Netikiu visai tuo, žinokit, bet galbūt. Man yra tekę pačiai vesti tą dalyką. Mane tiesiog pastatė Monagano institute. Aš netikiu tokiais dalykais. Tai yra, aš taip galvoju, arba tau duot, arba ne. Čia aš taip manau. Aš pirmąją tą savo knygą pradėjau rašyti 2015 metais. Tai va tada aš taip įkritau tiesiog kitai. Aš parašydavau, bet mano tai buvo va toks tikras atsisėdimas. Aš netgi labai puikiai atsimenu tą lietingą, airišką vasarą. Ir taip jau ten gimė, kad reikia pradėti, reikia jau palengvinti savo tą gyvenimą ir išpilti. Bet tikrai, aš manau, kad jūs jau pavargot. Nu, dar vieną paskutinį. Ar vyrai, ką nors gali pasakyti? Vyras, užduokite kas nors iš vyrų klausimą. Prašau. Vaidai, prašau, jūsgi... Jūs palaukite, atvažiuosite Čelmį pristatyti, tada čia, man rodos, vyrai nesustos nusiklausyti. Negali žinoti, ar aš atvažiuosiu, ar neatvažiuosiu, gali ir niekur neatvažiuoti, ar ne? Tai mums gal irgi būtų įdomu išgirsti. O kaip jūs psichologiškai pasiruošėte bendrauti su visiškai skirtingos kultūros žmonėm? Tu prasme, ten pradėti su jais dirbti, tai, aš nežinau. Sunkus darbas. Negaliu pasakyti, ar kokių specialių treniruočių tam yra. Nežinau. Kuo jūs vardu? Roma. Nežinau, Roma. Aš esu baigusi psichologiją, kaip šalutinė specialybė, bet nemanau, kad tas turi kokios. Taip, aš be abejo, kad yra dalykai, kurie tau padeda ten, sakykim, gal kiek aš galvoju, gal charakterio tas mano tam tikras tvirtumas. Aš taip manau, žinokite. Aš truputį turiu tą. Manau, kad paveldėjau iš mamos. Mano mama ateidavo į bet kokią chuliganų klasę, mažutė, 1,55 m. Ir jinai juos suvaldydavo. Ja Kauno 17 vadino coliuke. Ir jinai juos suvaldydavo. Tais laikais Aleksoto toj mokykloje jinai turėjo 6 antyskaitos, kaip sako, žinot. Ir aš esu liudininkė, aš esu mačiusi, kaip jinai tą daro. Aš gi vaikas buvau. Bet čia vis tiek ta pati kultūra. Bet aš kalbu, kad turbūt tu gauni kažką. Ir pavyzdžiui, pas mus yra tokia vieša paslaptis būdavo Monakane. Monakanas Kavanas švietimo skyriai yra sujungti ir sakydavo. Na, jeigu jau ego negali sutvarkyti, tai jau vadinasi nėra valčių. Jo? Ot kažkaip, žinokit. Man buvo sunku, aš nesugebėjau. Aš dėsčiau kinams, aš dėsčiau, bet ne man. Aš nežinau, ašgi negaliu jums dabar to atsakyti, ašgi vaikas buvau. Nu kažkokį baisiai kietą. Aš, pavyzdžiui, žinokit, prisimenu tokį vieną momentą. Čia, aišku, dabar visiškai ne apie mane. Mes atvažiavom prieš daugelį metų, aš buvau 10 metų mergytė, mano mamai tada buvo 30. Drąsita mano mama buvo, jinai išsivežė piemenis 9-okus su palapinėm.
Ir įsivaizduojat, atvažiavo kaimo bernai su motociklais. Ir aišku, jaunų panelių yra, ar ne, čiagi be jokios apsaugos, be jokio kito mokytojo. Tie laikai buvo, kada buvo galima tą daryti. Aš niekada nepamiršiu, kaip vienas pravažiavo pro tą palapinę su motociklu. Palapinėje buvo jaunuolis. Ir aišku, ačiū Dievui, tas jaunuolis buvo matyti atsisėdęs. Aš niekada nepamiršiu savo motinos, ką jinai tada padarė. Mažutė, smulkutė, jinai pasėmė tą pagalį. Ir jinai taip atitvatino tą motociklininką, o aš taip stoviu ir verkiu ir galvoju, dabargi mano mama užmuš. Togi kaip? Ir ne, vaikeli, jie visi nuščiuvo. Ir kitą dieną atvažiavo su saldainiais ir su šampanu jos atsiprašyti. Bet tik tą momentą atsimenu, kad aš tai tikrai vos ne į ašaras puoliau, man 10 metų. Nugi ta mano mama ten galėjo, kaip sako. Bet, žinot, vidiniai tie dalykai, aš vis dėlto galvoju, kad tai reikalauja labai daug vidinių pastangų ir kad tai tau irgi kerta. Tai faktas. Man irgi mano darbas yra per daug kur kirtęs. Nes vis dėlto ateiti su ta vidinė jėga, tai nėra tas minkštutis darbas, kur tu tik šiaip dirbi pedagoginį darbą ir kur ateina visi linksmi ir laimingi. Aš esu visko girdėjusi ir tikrai daug ko mačiusi. Bet čia daug dar galima visko būtų papasakoti. Tai tikrai nėra ta darbo vieta, kur jau taip žinote, apie gilėles mes pasikalbam, ar ne? Ne, tai yra sunkus darbas. Tai aš tai vadinčiau vidinė jėga tiesiog. Kvailai drąsiu būti tai neverta, nes visokių tų momentų yra. Jums iššūkio reikia, bet jums gal ir reikia to iššūkio. Čia, žinokit, gali ir prisikalbėti vieną kartą, ar ne? Gali ir prisikalbėti, tu niekad nežinai, kas tau atsitiks, ar kur tu ten gali užplaukti, ar ne? Bet tų momentų taip, tai nėra paprasta. Sunkus, čia sunkus, aš nesugebėjau to daryti, man netiko su kitom kultūrom. Aš nesuprantu, ar po šiai dienai gyvenime 23 metus, man kartais jų mentalitetas, nežinau, nesu aš protinga, bet nepagaunu aš kartais, o čia iš kitos kultūros. Na, už tai ir ne kiekvienas tą darbą ir dirba. Tikrai ir gerai, kad ne kiekvienas dirba. Čia tiesiog mes kiekvienas, matyti, esam sutverti kažkam ir labai svarbu atrasti. Aš taip galvoju. Žinokit, niekada irgi nepamiršiu, kaip atėjo tie pirmieji sirijiečiai ir aš vis gaunu vyrų grupę, nes jie atskirti nuo moterų. Moterų viena grupė, tai tenai reagavo, o aš jau tas vyrus. Ašgi matau, kaip jie į mane žiūri, ar ne? O vienas jau, kuris matyt kažkiek, o tai kur vyras, mokytojas, tik čia dabar boba, ar nestovės? Ir nieko, ir viską žinokit, tik tai vieną dalyką tikrai, ką padariau, tai jau viskas, iš tų savo suknelių, kurias labai mėgdavau, tai aš jau perėjau į džinsus, į kokį nors visiškai bliuzoną, taip tas buvo. Nemanykit, kad tas yra paprasta ir lengva, ir ašgi matau tos žvilgsnius svaidomus, jie tarpusavy kalba savo arabų kalbą, aš turiu ne valandą, o 3 valandas ten atbūti ir atlaikyti tą. Ir žinot ką? Nuostabiausiai. Aš niekad nepamiršiu, kai vienas paskui tų sirijiečių atlėkė pas mane prašyti tiesiog patarimo, labai nuoširdaus. Sako, Ega, aš neturiu ko paklausti. Būk gera, pasakyk man, ką tu darytum, jeigu tavo dabar vaiką, jo dukterį Libane paliko vyras, būna ir šitaip. Ir jinai lieka su vaikiukais, musulmonė gatvėje. Gerai, ką jis manęs nori paklausti? Aš galiu pirkti, aš žinau, iš kur nupirkti pasą. Tu tik pasakyk man, ką tu galvoji. Žodžiu, jisai tiek mane gerbė, važiuoja didžiausią kelią, jis laiko man už rankos ir sako, aš jam sakau, jeigu tai būtų mano vaikas, aš jam pirkčiau pasą. Ir man nusišikt, atsiprašau labai, ant bet kokių teisių, nes jeigu mano vaikas būtų gatvėje ten, aš jam pirkčiau. Ir praėjo jinai. Jis atvažiavo tada irgi. Su puokšte raudonų rožių ir sako, bet aš tik tavim pasitikėjau. Tai va taip ir susidraugaujame. Ir aš ištisai su vyrais susidraugauju, nes man tik juos rodo.
Ir pavyzdžiui, mano vyras žino, oi, sako, čia nueik į indų restoraną, jinai pažįsta šefą, nueik į Stambulo pizzeriją, jinai visus čia dėdus Labai pažįsta. gerai. Na. Čia sako, taigi, o eina mano panos eina per miestą mano merginos, taigi čia sako, taigi čia ne, oho, čia vaikienės vaikas, tai čia jau jūs jau atsargiau. O taip va, nu nežinau, bet aš ir dar kito dalyko neturiu, žinokit, aš užjaučiu labai tuos žmonės. Tai vat man atrodo, nuo to Aš viskas užjaučiu yra. labai. Jūs užjaučiat. Nėra ten taip labai smagu. Bet aš esu ir į akis pasakiusi, pavyzdžiui, kai nedirba, sakau, tai jūs turite dirbti. Ir galbūt kai ką, taip yra, mes visi atvažiavom čia šitaip, nu ką, integravaisi, pramokai kalbą, žygiok į darbą, kogi dabar sėdi. Pykit jūs ant manęs nepykę. Aš tai sakyčiau, kad reikėtų išgerti kavos. Taip. Bet pradžiai reikėtų bendrą nuotrauką pasidaryti. Bet ir tiesa, kas paplojam rašytojai, gerai. Gerai. Gerai, ačiū labai, ačiū. Ačiū, kad tokį kelią padarė. Labai ačiū. Šiandien kaip save palepintume? Nu su kuo su dukra? Galim parašyti, ko jūs vardu. O kuo jūs vardu? Edita. Deivina. Tokių vardų čia mandrų labai turite. Bet galvoju, kuo jūs vardu? Redas ir Laima. Žmona kartu atėjo. Gal Laima ir Redas? Nesvarbu. Čia jums. Taip, man. Roma, taip, Roma. Labai malonu. Jūs vardu? Daina. Daina, taip, gražūs vardai. Aš jūsų dvi knygas perskaičiau. Jūratė ir Vaidai. Gerai, palaukit dabar dar nusifotografuokim, ko jūs malonu matyti. Ar jūs kartais esate dalios laukutės? Kaip puiku, labai malonu. Gerai, žiūrėkit į mane, tada su knyga. Čia padarysim. Labai faina. Labai. Nu, žinai,